paėmėm 5 pagrindinius finansinius parametrus, kurie dar susidaro iš tam tikrų parametrų ir mes sureitingavom visas tas įmonės. Vat yra įmonių, kurių skoras yra tarp 8-10, bet mes niekada neinvestuosim. O tai gerai, o kodėl? Nereikia prisirišti prie sektoriaus, reikia prisirišti prie ieškojimo stiprios kompanijos finansiškai ir kuri gal yra dar neįvertinta rinkos. Bet žinai, ar mes nėra taip, kad mes gyvename kitoj planetoje dabar jau, negu anksčiau buvo tas vėlų investavimas, ten 80 ten metai, dar seniau, ne, kur buvo mažai informacijos, dabar rodo, pasiėmė tokį Amazon ar Apple, čia net tas rytis nebuvo tiksai, bet... Ten price to earnings išvistam. Bet jie vis laiką nesuėjo. Tas jeigu taip užmestum scoringą pagal kokius price to earningsus, ar nubaudotum jas dar pagal kainą. Galėsim padėti. Jeigu studentams mes galėsim duoti ir įmonių duomenis, tai... Kaip sakant, čia nėra tikslas Tikslas yra, kad žmonės apskritai naudotų ir sakykime, ten analizuotų ir apskritai sprendimus priiminėtų paremtus, žinai, ne emocijomis, o duomenimis. Jeigu tu darai sprendimus be duomenų, be kažkokios aiškios logikos, be stres testų savo tos nuomonės, galbūt, ne taip sakyčiau, tai tu esi dar vienas eilinis investuotojas, kuris greičiausiai, Plaukia pasroviui, galbūt braido tokioj tamsoj. Rašykite komentarus savo top 3 įmonės iš Baltijos šalių, į kurias investuojat. Į komentarus sušaukit, o paskui mes visiškai paleisim randomą ir atrinksim 3 laimingosius, kuriem gaus metinį. Taip. Metinį subscription platformos pilnu funkcionalumu. Sveiki visi, susirinkę pas mus vėl į podcastą. Šiandien turėsime dar vieną svečią, su kuriuo bandysim kiek giliau galbūt pasišnekėti. Ne tik, kad ten sulyst pilnai jau į analitiką ir paskesti ten tose skaičiuose ir rodikliuose ir panašiai, bet tikrai turim svečią, su kuriuo galim pasikalbėti giliau šiek tiek apie tą investavimą nepadriką, apie kažkokiais rodikliais paremtą investavimą, apie kažkokias strategijas, kaip tą portfelį galbūt pasidėliot, kaip sakom, ne iš lempos. Ir sveikas atvykęs, Rokai. Labą. Gal gali papasakot, ką tu veiki, kaip tu atsidūrei čia toj finansų rinkoje Lietuvos ir ką tu veiki? Startas buvo labai senai iš tikrųjų. Pradėjau kažkada tai nuo pardavėjo pozicijos, pardavinėjau pensijų fondus, čia turbūt gal 2003 metai. Gal kažkas dar net negimęs, kas klauso, ne? Tai pradėjau nuo pensijų fondų, po to įsidarbinau tokioj kompanijoje, kur tokio pavadinimo irgi gal ne visi žinos, bet buvo toks Parex investicijų valdymas kažkada tai. Mes tenais valdėm ir portfelius, ir turėjom investicinių fondų, ir tarp kitko turėjo ten jie Baltijos šalių fondą, kuris investuodavo į tą visas valstybės aplink Baltijos jūrą, jeigu neklystų, ten jau buvo apie 10. Tai iki kažkur 12 metų tenais darbavausi ir po to buvo toksai nedidelė atkarpa, buvo dar kitoje investicijų valdymo kompanijai, kurioje irgi darbavomės, valdėme fondus, iki šiol veikianti, kiek žinios leidžia. Ir po to iš tikrųjų su savo kolega, su kuriuo dirbau nuo 2005 metų, Vitalijum Šostak, kuriuo jis valdė fondus, aš dirbau su klientais ir, Vitalijus kažkada, tiksliau, pas mane atėjo keli klientai, sako, Rokai, žinai, reikia pagalbos su įmonių finansų valdymu. Kadangi Vitalijų gerai pažinojau kaip tokį, labai stiprų iš finansų pusės žmogų, tai, paskambinau Vitalijui, sakau, klausyk Vitalijau, gal tu čia gali keliam verslininkam padėti, nes reikia su įmonių finansų valdymu. Ir ten gavosi tokia situacija, kad vienam, antram padėjo, Kebra sako, žiauriai gerai, po to su Vitalijum dar pasikalbėjom, sako, žinai, gal tu čia gali daugiau, ta prasme, tų tokių, žinai, žmonių atvesti, žinai, kuriem reikia pagalbos su finansais. Ir po kurio laiko žiūrim, kad mes jau turim portfelį klientų, kur, žinai, mes juos konsultuojam, darom finansų analizės, aišku, pradžiai mes jas darėm dar taip tokiu, kaip čia, pusiau rankiniu, automatiniu būdu, sudėtingu. Exceliu. Jo, su tuo geriausiu įrankiu Exceliu, iš tikrųjų, ir atsirado mūsų įmonė. Tarp kitko pasižiūrėjau, kad už 2 dienų 10 metų jau bus tai įmonė mūsų, su kuria mes sustartavome. Ir pradėjom nuo tokio, kaip čia, paslaugos, verslo ir finansų analitikos klientams. Pradžiai buvo grinai finansų analitika, o po kurio laiko, kai galvojam, žinai, čia su Exceliu, žinai, pasisamdėm darbuotojų, viską su Exceliu analizuoti, žiauriai daug laiko tu gauni data, tau reikia ją susisteminti kažkaip, tai tau reikia ją paversti kažkokiais grafikais, ne? Ir tas buvo procesas gan imlus laikui.
ne? Ir mums reikėjo kažkokių tai sprendimų ir įrankių, kurie leistų stipriai supaprastinti procesą. Ir tada išgirdau apie tokį įrankį Microsoft Power BI, kurį, žinai, pradėjom čiupinėti, analizuoti, kaip čia viskas veikia. O, galima jį prijungti prie skirtingų duomenų bazių. Galima automatiškai pasimti duomenis. Galima tos duomenis ten visai apdoroti, sukonstruoti, sudėlioti, išsortinti, konvertuoti, paversti ir taip toliau. Nu, programa labai super faina ir kitas dar dalykas, kai tu jau tos duomenis visus susidėlioji taip, kaip tau reikia, tu jos gali transliuoti savo klientui. Pirmą, aišku, transliuoti norėjom savo, nes, data, tai, žinai, norėjom laiko sutaupyti, čia kaip ir business case'as, ne, sutaupai laiko, gal gali netgi ir patrauklesnę kainą pasiūlyti savo paslaugas, tapti labiau, iš tos konkurencinės pusės pranašesnis, gali būti, ir ką, susikonstravom tas ataskaitas, po to supratom, kad, čia galima ir klientam patiems duoti naudotis, ne, ir gavosi, kad mes pradėjom gaminti tas, įmonių analitikos ataskaitas. Po kurio laiko kolega sako, žinai, dar turiu ir kitų idėjų, ne? Čia, žinai, mes kažkada dirbom kartu su investavimu ir, žiūrėk, yra Baltijos rinka, yra Baltijos įmonių finansiniai duomenys, ne? Tai pradėjom pradžiai tik nuo Baltikso ir pagrindinė užduotis buvo, iš tikrųjų, ieškojom būdų, kaip surinkti tos duomenys. Nes duomenys kur? Nasdaq'o puslapį, finansinės ataskaitos, PDF kai kurie po 120 lapų. Reikia kažką tai su ta informacija daryti. Tai, sugalvojom ten porą tokių, kaip čia, mechanizmų, kaip tos duomenys rinkti. Aišku, dar gal netgi tuo momentu ir tas AI nebuvo toksai, kad čia jau dabar galima gal kažką padaryti, bet ir iki šiol dar, aišku, dar matom, kad gal ne visai jisai padėtų, bet sakom, gal pabandom susirinkti tos visus duomenys į vieną duomenų bazę. Tai reiškia, kad iš finansinių ataskaitų pasimti ne tik ten balansą ar pelno nuostolio ataskaitos duomenys, bet dar ir jeigu yra, pavyzdžiui, ten kokie nors segmentai, tai pasimti ir tos segmentus. Ir susidėti, tai reiškia, kad jeigu kiekviena įmonė pas mus įmonių analitika yra ir jeigu jie pateikia kažkokią tai detalę reguliarią informaciją apie segmentus, tai reiškia, tu juos rasi. Pavyzdžiui, ten paimkim kokią aprangą ir matom, galim pagal jų business line'us matyti, koks rezultatas arba kokios pajamos, augimas ir taip toliau. Tai susirinkom visus duomenis ir sprendėm, kad reikia padaryti tokį, kaip sakom, pradžiai gal net ir savo kažkiek tai, ne? O po to, sako, žinai, čia gal galima būtų transliuoti visiems tos duomenis. Ir, nes ką mes išmokom iš verslo ir finansų analitikos, tai kad turint duomenis, tu gali priimti duomenimis pagrįstus verslo valdymo sprendimus. Ne? Ir laikas parodė, kad mūsų klientai, naudodamiesi tais duomenimis ir priimdami teisingus sprendimus, jie pasiekia geresnių rezultatų. Tai kodėlgi negalima to pačio panaudoti mechanizmą, investuojant, tarkim. Taip, tai čia aš taip sakyčiau, kad pradžiai turbūt mintis buvo, kad duoti įmonėms, turi finansų direktorių, ten buhalterė, jie ten kažką vargsta. Daug dirba rankom, sportuoja, renka kažką, o tikrai patys nei susiprogramins ten kažkokio, tą Exceliuką tikrai visi ten turi, bet tas Exceliukas gali būti koksai ten 9-8 metų ten gimimo ir iki šiol ten biškai su keliom iteracijom pagerėjęs, bet dabar šokti Power BI, taip jau eilinė įmonė, taip, sakai buhalteriai dabar pasiskaityk ten šiek tiek apie tą, pasidarom normaliai. Viskas, game over, manau. Tai jai skaityti nieko nereikia iš tikrųjų, nes mes, kaip čia pasakyti, ateinam su sprendimu, kur buhalteriai nieko net galvoti nereikia. Čia jūs ir yra. Ja, čia mūsų, sakykim, taip ir yra gal ta tokia didžiausia pridėtinė vertė, kad verslas visiškai neturi sukti galvos, jeigu jis nori turėti įrankį finansų valdymui, tai mes įdėksim jį nuo pradžios iki galo. Vienintelis klausimas kils po to įdėgymo, tai ar apskaitos struktūra, jau už ką atsako buhalteris, ar jinai yra tikrai tinkama tam, kad tu galėtum teisingus duomenis suskaičiuoti. Galima sumiškai suvesti 100 000 sąnaudų ir ten viena eilutė į apskaitą, o galima viską detalizuoti pagal pelno centrus ir taip toliau. Tai mes jau čia pakonsultuojam ir padedam buhalteriai susiorientuoti. Aišku, didžioji dalis įmonių iš tikrųjų yra pakankamai neblogai susitvarkę, arba ten būna prekių kategorijų susiskirstę, kartais, bet ne visos. Arba kažką pasidarė, bet nepilnai, įdiegus Power BI, tu gali labai aiškiai matyti, kas yra blogai. Kurioje vietoje trūksta tau ir ką reikia pasitiuninti biškį apskaitoj, kad tu galėtum turėti labai gerą įrankį
kad tu geriau matytum, nes aš įsivaizduoju, kai būna įmonės ieško duomenų analitiko, ne? Taip. Tai jūsų ir yra vaidmuo, kad tas finansinių duomenų analitikos outsourcas, nu, grubiai, Taip, tik tai gal mes dar einam per tą tokią edukacinę prizmę, nes tai, kaip mes darom ir pats procesas visas finansų valdymo, jisai, nu, ne visiems verslininkam yra įprastas. Kiekvienas verslininkas jis yra tam tikros ryties atstovas. Vienas ten geras pardavėjas, trečias geras gamybininkas, ten ketvirtas geras paslaugas turintis. Tai mūsų tikslas yra gal orientuotas labiau į tą smulkų ir vidutinį verslą, nes didelės kompanijos jos turi savo finansų departamentus ir ten tos pačius duomenų analitikus, kaip tu sakai, bet mažai kompanijai pasisamdyti duomenų analitiką tai yra labai brangu. O pas mus tą galima pasidaryti tikrai už verslui prieinamą kainą. Plius visai, žinai, tos mažos įmonės laiką, visos tos tokios pozicijos kaip duomenų analitikas, jisai pinigų negeneruoja. Žinai, atrodo, kad jisai tai generuoja. Aš turiu pati mintis, žinai, būna, kad pasisamdai pardavėjas daugiau pardavė, turim daugiau pajamų, daugiau uždirbam. O visi tie tokie atrodo dažniausiai, kad, tai čia viską mes susigaudom. Ir aš esu matęs tikrai tokių pavyzdžių ir iki dabar dar ir būna klientų, kur juokiamės kartais, žinai, jisai, pasiema tą, kaip ateini kabinetą, ne, ir tas kalkuliatorius ten toks, didžiulis, būna kaip iPadą tokio didžio tas kalkuliatorius tokiais skaičiais. Ir jisai ten taip, žinai, kažką kalba, tai jisai visą pasidouble checkina, taip, pasiema tą, tuk, tai va čia, žinai, čia 8%, ne. Tai va aš galvoju, jeigu tu taip visur varai, tokiu stilium. Bet, žinai, kas linko galima dabar pasukti būtų, tai apskritai, o kaip žmonės, žinai, priminėja verslo valdymo sprendimus, arba apskritai kaip priminėja sprendimus. Kiek kartų tu per mėnesį, gal gerai ne per mėnesį, bet ateini pas verslininką ir sakai, o kiek tu nuo metų pradžios uždirbai? Kiek praeitą mėnesį tu uždirbai ar tu turi rutiną stebėti savo rezultatą? Tai jeigu jis sako, kad kai finansinės ataskaitos atsiūs metinės, mes pažiūrėsim, koks rezultatas, tai tu neturi duomenų. Tai klausimas yra, kaip tu valdai tą verslą. Ar tai yra nuojauta? Ne? Turbūt, kad nuojauta. Ne? Nes aš daugiau neturiu kažkokių tai, kaip čia pasakyti... Tai know-how, sako, čia jau 20 metų, 30 metų, tai atseit pajutimas yra. Ok, gerai, jeigu tu esi, tada užduosiu kitą klausimą. Tu esi numeris 1 Lietuvoje? Ir tada jis, jeigu atsako, kad... Finansiniais rezultatais. Ar tu esi ten prie galo kažkur tai, arba per vidurį, kad irgi nėra blogai. Ir ką tada sakai, jeigu nesi number one, tai gali geriau. Ne? Jeigu esi number one, tai kaip ir jau gali sakyti, viską gerai tu darai. Visą laiką galima geriau. Visą laiką galima geriau. Bet aišku, tie, kurie number one, dažniausiai jie turi tuos įrankius visus pas save, nes jie kitaip negalėtų būti number one. Jeigu atsakytų jo, gal Rokai, žinai, mytas mūsų... Ne apie tai šiandien. Viską mes turim, kad nors papasakok. Bet, aišku, number one yra tik, number one, visi kiti yra jau kažkur toliau ir jūsų segmentas ir yra, nes aš čia bandau ir sugretinti, kad ir mūsų žiūrovai valdyti savo verslą, ne, čia yra, reikia duomenų, link kur einam, kad ta nuojauta, know-how, ar tas toks, jisai keičiasi natūraliai, tie, kas nepasikeis, nes anksčiau duomenų gal nebuvo, sudėtinga buvo, ne, kažkaip gali pateisinti, kad... Dar vienas momentas, ne, apie duomenis. Tai kai tu gauni 35 Excelio šytus, ne, čia yra vienas dalykas ir gali būti, kartai žmonės tiesiog pavargsta ir nedaina iki to 35 šyto, ne, nes duomenų yra per daug. Kai tu turi, tai galima sakyti, kad ir su Exceliu matymo kampas gali būti 360 laipsnių, ne, kad tu viską matai aplinkui, kas pas tave versle vyksta. Bet ar tu su Exceliu sugebėsi, žinai, antras dalykas, praėjo savaitę atsinaujino duomenis, apskaitoji, ką perdaryti Excelius visus reikės. Ne? Tai čia irgi yra problema, tai mes tą problemą sprendžiam, kad mūsų BI-jus jisai kiekvieną naktį pasibeldžia apskaitos sistemą, jisai nueina, susirenka tos duomenis, jisai jos apdoroja ir parodo tau tai, ko tau reikia. Ne? Faktas, kad nereikia gal turbūt kas dieną žiūrėti, ta prasme, analitikos, ne? Nors, žinai, pardavimus sekt gali ir kasdieną, jeigu ten kokiai mažmeniniai prekybai dirbi, ten marketingo strategijas kažkokias tai taikai, ne, nori pastikrinti, ar jinai davė ar nedavė kažkokį tai rezultatą, tai, tada gali ir dažniau kažkokį tai dalyką žiūrėti, bet ten, čia, žinok, labai plati tema atskira, galima būtų temą padaryti iš tikrųjų apie tai ir ten išmesinėti, kas tas finansų valdymas ir kokie esminiai parametrai, į ką reikia žiūrėti, kad tu būtum sėkmingas finansiškai, nes,
Čia Nes jeigu netrekinė, tai aišku, galėtai ateini ryte, kava geri, pasirefreshino, žiūri, nu va, ten vakar įvyko ar nevyko, kažkas, kas turėjo įvykti, ar savaitę kaip užsidarė, ne, nes kitu atveju tai piški tamsuoji, vaikštai, suėjo kažkoks mėnuo, nu, kažkas ten sportuoja, ten su rankytėm spaudinėja mygtukus, ten 6 mėnesio dieną gauni kažkokius duomenis, ne, jau, nu, bet vėlgi ten visi prakaitė nervuojas, ar tai tikrai nieks neįvyko tą mėnesį, nu kam čia mes darom tas nesąmonės. Tai tu gali ir komandai atsakyti skaičiais. Skaičiais, kai tu sakai, tai tu atsakai argumentais, kurie galėtų būti užginčiami, jeigu pateiks kažkokius kitokius skaičius. Ne? Nes nuomonė šitoje vietoje yra, čia vienas toks duomenų mokslininkas sakė, pabandysiu tiksliai prisiminti, kaip jis tenais pasakė tą frazę, bet be duomenų tu esi dar vienas verslininkas tik su savo nuomonė. Nu tai mes irgi taip žiūrim ir čia bandom tame podcast'e ir savo veikloje, kad jeigu tu darai sprendimus be duomenų, be kažkokios aiškios logikos, be stres testų savo tos nuomonės, galbūt, ne taip sakyčiau, negali prastres testinti jos be duomenų. Tai tu esi dar vienas eilinis investuotojas, kuris greičiausiai, kaip sakyt, plaukia pasroviui galbūt, braido tokioj tamsoj. Tik va čia, einant link investavimo, čia prasideda tam tikra tokia riba, kur visiškai be duomenų. Dabar yra sprendimų. Perki pasaulio akcijų ETF ir nebesikrauni. Vat sakai, mano analitika padarė jau. Žodžiu, ten kaip bus, tai bus. Ir remiantis tyrimais, sunku bitinti tą pasaulio akcijų indeksą arba kokie S&P. Tausia ten yra powerhouse analitiniai su, hedge fondai, su visa hebra, kur ten jau prieš 20 metų kapojo prieš Power BI, dar, jau turėjo visus įrankius, pasižiūri jų rezus ir jie nebitina. Ta prasme, kad jie atrinkinėja, turi maksimum visą informaciją, bet ten gali būti tai, kad, rinkos efektyvumas didesnis, konkurencija. Jūs pajudėjot apie Baltijos šalis, ne, kad ir dabar pasidarėt įrankį, kad vienas yra dalykas duoti įmonėms, kad jos pačios, savo finansus valytų, bet taip pat idėja buvo, kad duoti tą įrankį, ne Exceliniu formatu, ne, kažkokiu, ne tai, kad ten duoti PDF, ne, ar panašiai, bet tokį interaktyvesnį, kad galėtų žmonės, kurie toj rinkoje investuoja, ten, tai Baltijos šalių ir Nordikai dasimeta, kad jie galėtų tą sprendimą, jeigu jis jau nori investuoti į kažkokią tai įmonę, jis galėtų biški pasidouble checkint, kaip ta įmonė atrodo kažkokiais tai parametrais remintis. Tai papasakok, kas ten per projektas ir, kuo jis įdomus, nežinau, ir kaip galim apie jį biškai pasiimti. Vėlgi viskas susiveda turbūt į tą, kad, reikėjo kažkokio paprastumo, nes kaip pavyzdžiui, paimkim 200 įmonių, ne, ir kaip man dabar išsirinkti tas 5, negi aš tos 200 įmonių visas analizuosiu. Tai ką mes padarėm įrankio viduje, tai surinkom duomenis, ne, visus, ir dar pas save turim įvairių skaičiavimo mechanizmų, kurie mums padeda iš tikrųjų kažkaip, vienas iš tokių kaip rodiklių ar parametrų, kurios gali rasti mūsų tam pagrindiniam dashboard'e, tai yra scoringas mūsų. Tai ką mes padarėm, tai paėmėm 5 pagrindinius finansinius parametrus, kurie dar susidaro iš tam tikrų parametrų, ir mes sureitingavom visas tas įmonės. Tarkim, jeigu vienas įmonės yra visi 5 parametrai geresni negu kitų 200, ne, tai jinai bus turbūt pirmoje vietoje. Ir gaus tam tikrą skorą pagal mūsų tą logiką. Tai pirmas tikslas buvo iš tikrųjų supaprastinti procesą, ne, ir kad žmonės, nebandytų ten, tarkim, tam patinka kažkokia tai ABC įmonė tenais, bet pasižiūrėjau, kad jinai tenais yra kažkur tai dugne pagal skorą. Tai reiškia, kitos, kurios yra viršui, tai reiškia, jos yra geresnės. Ir toliau, aišku, klausimas yra, toksai detalesnis, kaip ten toliau atsirinkinėti tas įmonės ir į ką investuoti. Bet pagrindinis tikslas buvo susiaurinti, tą duomenų imti ir nevarginti tave tom įmonėm, į kurias gal net neverta kreipdėmėsi, nors gal kartais pagalvoji, nes jinai žinoma yra tau. O tai grubiai, jeigu yra čia Baltijos šalis ir Nordikai, tarkim, grubiai, ne, mes visiškai neinvestuojam to rinkoje, labai sudėtingas susigaudyti, kas čia darosi. Tai yra apie 200 įmonių, kurių įmanoma investuoti čia tam mūsų regione. Iki 200 dabar turim, mes dar Helsinkį užbaiginėjom, nes dar vyksta duomenų surinkimo. Tai galima įdėti, 100 eurų įmesti į vieną iš tų 200, ne?
Galima ir į 10 mesti, netgi sakyčiau, nu, rinkus. Bet galima investuoti, jos yra listinguotos, ne, tos biržos mūsų, čia ne Nasdaqas, ne, ką Nasdaqas. Mes nuėjom per Nasdaqą grinai, tai Baltikso Nasdaqas, Helsinki irgi Nasdaqas. Nes Nasdaqas turi, jis gerą turi reportingą, tvarkingą, ne, nesikeičia ten, jie negribauja smarkiai, tose jie pateikia tokių kultūringų būdų, nes, pavyzdžiui, jeigu nuėtum kokį nors Frisno, ar ten kitą, tai ten jau gali visokių stebuklų būti, ne, kad ten pateikė, nepateikė, kaip pateikė. Pateikti visą laiką pateikia, būna, kad vėluoja ten, visko pasitaiko, nes kadangi mes pastoviai trekinam, išeina ataskaita, mes faktiškai turim tą pačią dieną pas save platformai duomenis. Iš karto robotas, ne? Paukšt nusikrauna ir gali skoras pasikeisti. Vien tik robotų negalėčiau pasitikėti, nes, žinot, turi žmogus verifyinti. Tai visi finansiniai duomenys, kurie yra surinkti, tai jie yra verifyinti žmogaus. Pagal tam tikrus, dar patikrinimo mechanizmus viduj, nes, žinai, jeigu tu renki duomenis, tai ir tiek robotas, tiek žmonės gali suklysti. O tai būna, kad įkrito duomenis ir jums rodo, kad čia apjauna biškį, kad čia kažką nepaina skaičiai. Kad balansas? Kad pateikė vienai, bet jūs, iš karto, žinai, aš įsivaizduoju, sukrito kažkokias formulės yra ir jau scoringas ir išmeta kažkokią, kad čia taip negali būti. Toks skaičius arba didelis deviationas nuo kažkokio vidurkio, arba kažką ne į tą eilutę įsidėjo. Nežinau, ar tokių būna? Ne, gal tokių, kaip čia, žiaurių klaidų nebūna, pasitaiko, matosi ketvirtinėse neaudituojamose ataskaitose, gal kažkas tai keisto, bet negalėčiau kažko konkretaus pasakyti. Šiaip kokybė finansinių ataskaitų tikrai yra pakankamai aukšta ir gal netgi sakyčiau, kad Baltikso aukštesnė negu Suomi. Va tokia iš komandos girdėjau poziciją, tai įdomu buvo man pačiam išgirsti, kad Suomiai labiau atsipūtė. Maždaug čia paskelbėm, pasitaisys. Mes mažesni, mums reikia labiau stengtis, nes tai... Nesakytų, tie grybai, tai net nemoka. Finansinį sudaryti. Tai gerai, tai vat ir judam link to, kad pasidarėt, mes įdėsim linką aprašyme podcastų, kas norės pasižiūrėti, ten pasižaisti, nes ten yra kažkur free version. Tas tu gali ten prisiloginti, ten nereikia jokių ten, žodžiu, gilių šeimos herbo priduoti ar kažkokių ten dalykų. Prisijungai ten grubiai su Google, ne, su to... Apple, Facebook, Google, tie pagrindiniai. Nori su mailu, gali senoviškai prisijungti. Jeigu neturi tų, tai senoviškai. Gal ir nereikia tau tada. Aš taip, gal. Jeigu neturi tų pagrindinių providerių kažkokio tai logino, ne, tai tą pasidarėt. Ir ką žmogus dabar gali, čia tiem investuotojams, kurie vis dar turi tą meilę Baltijos šalim ar Nordicsam, nes būna vėlgi iš tos psichologinės pusės, mes laiką klausim, o kodėl apskritai reikia investuoti tą mūsų Baltijos šalis ir Nordicsus? Toksai, žinai, kaip, turi atsakymą? Žydiškas, žinai, galima klausimą atsakyti visą laiką. Sakykim, o ką mes žinom apie kas vyksta Prancūzijai? Tu sakyčiau, ką mes žinom, kas vyksta Lenkijai, ne? Aš net nežinau, kokios tenais įmonės yra. Žinau, Orlen vieną žinau. Bet tu sakytum, reikia žinot, nes matai, mes kitą filosofiją judam, kad mes sakom, mums žinoti įmonių nebereikia. Jum, taip. Bet yra kam reikia. Ne? Taip, čia, žinot, jeigu ten paminėjai, kad yra pasaulio indeksas, aš tikiu, kad žinokit, turbūt 80% investuojančių žmonių ten ir investuos ir turbūt ten jiems yra geriausia vieta investuoti. Bet jeigu tu turi ambicijų, jeigu tu turi kažkokį tai supratimą, kad ir, tarkim, įsivaizduokim, duomenų analitikų dirbo kitoj kompanijoje, ne, ten kažkokioj tai, ten, nežinau, kur tu tikrai supranti finansus, ne, tai gali būti, kad tas žmogus jisai turi, kažkokių tai ambicijų. Ne, tarkime, išbandyti savo jėgas. Tai aišku, ten galima sakyti, pažiūrėsim po laiko, kaip čia sekas ir taip toliau, bet mes dabar tik scoringą pakalbėjom, kad tu atsirinki geriausias, finansiškai stabiliausias, sakykime, taip, arba iš to viso sąrašo geriausias kompanijas ir stipriausias iš finansinės pusės. Tai čia toks, kaip sakant, svarbus momentas, nes mes irgi turėjom ir savo backtestų pasidarę. Tai pas mus yra mūsų vienas iš dashboardų vadinasi forecasting modelis. Kuriame mes pasidarėm 14 metų, jeigu neklystų, backtestingą, ir kas būtų, jeigu aš investuočiau pasirinkau nuo 8 iki 10 skorą. Didžiausią skorą, ne? Tarkim, ta prasme, ir iš vis net nesigilinut, kas per akcijos, ta prasme, arba ten, tai tas vadinamas forward performance'as, jeigu aš nesuklysiu, dabar gal yra vidutiniškai 15% grąža. Kas yra,
visai solidžiai, Nu sakykime. taip, paskutinių 14, sakykime, metų, ne? Paskutinių 14 metų, čia yra nuo 9 metų krizė baigėsi, 20 metai, įmetam pasaulio akcijų Grubiai. indeksą, turim, žinok. Gal nuo 12 metų. Aš dabar bijau sumeluoti, neprisimenu tikslaus skaičiaus, bet, nu, sakykime. Nes matai, reikia visą laiką, mes žiūrim performances relativ su kuo. Nes visą laiką, nu, yra alternatyvų, ne? Va, tas yra, Taip. kad, nes kartais 10% gali būti super, bet jeigu pasaulio akcijų indeksas padarė 12, nieko nedarant, 0 analitikos, tada, nu, belieka tada žiūrėti, galbūt yra pelningumo rizikos santykis geresnis. Nu, tarsi, kad kritimas mažesnis gal yra. Bet jo, jeigu 14 metų nebuvo nei vieno didesnio kritimo negu 3%. Tai, nu, labai, čia sakyčiau, easy ride'as buvo. Paskutiniai 14 metų, tai, žinai, ką dabar lietuviai tau pasakys. Jeigu mes dabar paimtume ir persikeltume laikus ir ištrintum mums atmintį, ne? Aš nežinau, ar mes taip drąsiai kalbėtume apie, nu, žinai, čia dabar, kas bus 10 metų į priekį? Ne, tai čia jau klausimai, žinai, aš tiesiog darant backtestą visą laiką vat, žiūri su tais duomenim, kuriais turi, žinai. Dėl to vat, mes visą laiką bandom, jeigu backtestinam, bandom, bet turbūt pas jūs duomenų ten nebuvo. Nes mes taip backtestintis strategiją be didelių krizių, aš sakyčiau, yra toks, nu čia kaip pasigamini mašiną, kurią autostradoj testuoja, žinai. Nu, taip, vat, mūsų mašina gerai važiuoja, bet sakai, jau buvo kažkokių ten plikledžių arba gal kelio darbų ar posūkių rimtų. Nu ir tada, nu, posūkiai, žinai, šitoks dalykas. Nes visą laiką investuotojus mes ruošiam tam, kad, nu, ypač dabar, vat, kas vyksta, ne, kad, nu, ta prasme, nu, čia kalbant apie JAV galbūt, istoriškai aukštas yra koncentracija portfelių akcijose, nu, JAV akcijose, čia namų ūkis žiūri ir panašiai, nu, istoriškai labai aukšta. Nu, vis tiek būna kažkoks balansas, kešo turi, bet kešo istoriškai mažiausiai turi, pozicija akcijose turi istoriškai didžiausia. Tai, nu, kaip ir hypas yra stiprus ir visi, nu, žinai, mentaliai galvoja, kad viskas bus gerai toliau. Bet visą laiką sakai, kad, nu, jeigu bus posūkis, koks tavo planas yra. Nu, ar tu kažką keisi ar nekeisi. Ir dažniausiai, aš sakyčiau, jeigu tai investuoja per kokią nors pasaulio akcijų TF, nu, kaip pavyzdys. Tai čia dar, žinai, kai bus, tai bus. Bet aš didžiausią problemą matau ir galbūt pridėtinę vertę, ką jūs darot. Tai kad šiaip tai, kad ir kiek mes transliuojam, kad tas pasyvus investavimas per ETF yra ok ir ten dažniausiai bitinsim beveik viską, bet čia kaip gyvenime. Nu, žinai, jeigu nori būti sveikas, tau tik reikia gerai išsimiegot, nepersivalgyt, mažiau cukraus, žinai, vandens, tik tiek tai reikia. Bet vis tiek žmogus paima torčiuko ir per kalėdų dabar tą stalą kažkokį prisivalgė, ne, ir ten, nežinau, per šventės, nu, visą laiką sako, jau dabar tai bus gerai, nauji metai prasidėjo, nu, dabar tai sportas prasidės, bet niekada tas neįvyksta. Prisirenka tų akcijų kažkokių ir dažniausiai, kaip sakai, nu, turbūt ne dėl to, kad darė analizę, bet dėl to, kad, jau, geriau pieną ten jau, nu, geras tas pienas, vaikam patinka, teisingai dirba. Ir, nu, jeigu tu pirkai prieš 5 metus tą įmonę, nu, gal ten vienaip situacija buvo. Bet po kurio laiko, turbūt pas jūs duomenys jau gali rodyti, ne, kad skoras keičiasi kardinaliai. Kas ketvirtį. Ne, kad finansinės ataskaitos išėjo, tai tiek finansinės ataskaitos gali tą patį skorą, nu, parodyti kažkokius duomenis, tiek ta prasme ta pati kaina, jeigu jinai labai stipriai užkilo, nu, irgi gali turėti įtakos tam, visą, ne? Tai čia, va, žinai, aš pats irgi investuoju į, tarkim, tą patį pasaulio indeksą, nes aš nežinau, kas bus po 10 metų. Ne? Bet taip didžioji dalis mano portfelio yra dabar Baltikse, ne? Ir Suomijos nes kelios akcijos. Nu gerai, ir čia šitoj vietoje, tai tavo investavimas natūraliai jau, ar vis tiek dar būna, kad paslysti, kad skoras geras, bet arba yra kažkokia įmonė, kuri tau patinka, skoras toks average, bet sakai, lemba, čia neužgaudėm gal kažką. Geras skoras negarantuoja tau geros investicijos. Tai vat, darėt tą skaičiavimą, pavyzdžiui, jeigu skoras ten nuo 0 iki 10, nuo 1 iki 10, negali būti. Nu, tai po vienas jau ten. Taip, nu, ne kažką, 10 the best. Nu, nebūna 10 ten, nu. Negauna 10. Nu, net nebūna. Nėra, kad 10 vis tiek gauna. Jeigu neklystu, netoli 9 dabar geriausias. Nu ir gerai, ir tai įdomu, jeigu, tarkim, virš 8 tas skoras, ne? Taip. Tai jūs tokį forward forecastą darote, ne? Kad if gavom šį ketvirtį padarėm, nes labai įdomu būtų man tą irgi suprasti, kad baigėsi ketvirtis, apsupdatinam, sukrito nauji skorai ir žiūrim, tarkim, duomenis forwardą, ne? Nu kas nutiko per sekantį ketvirtį, nu tarkim, per 3 mėnesius, per 6 ar ten per 12 mėnesių, nes ar iš to eina subilinti tą strategiją, nes ar čia kas ketvirtį reiktų tada switchint?
net negalėčiau pasakyti, kad tu turi switchint, nes jeigu aš, kaip šiandien, tik tai pasakiau, kad jeigu tu nuo 8 iki 10, nes, nu, mes turime portfelyje ir nuo 6 iki 8 įmonių, ne? Arba gali taip atsitikti, kad jinai nukristų žemiau 6, ne? Nes nuo 6 iki 8, jeigu ten teisingo atsimenu, vidutinė grąža apie 10 yra. Nu, ten, po to pačiu backtestų, jeigu žiūrint. Tek, bet čia forward, čia tarsi, jeigu tu ją laikai forever, ar kiek, ar metus, ar kas tas 10? Nu, čia tokia prognozė pagal tuos visus, kaip čia į priekį, ta prasme, ne, tenais, kad išskaičiuota pagal istorinius duomenis, kad vat, jeigu tu laikysi teoriškai, vat, nu, praktiškai išskaičiavom, kad vat, tu gali turėti tokį, bet ko aš noriu pasukti, ne? Scoringas nėra pagrindinis parametras tam, kad tu priimtum investicinį sprendimą. Scoringas, jisai tau leidžia kaip atrinkti įmonės, kurių tau neverta žiūrėti. Čia vat yra esminis dalykas, nes ten jau toliau mes prasideda jau ta gilesnė analizė ir pradedam žiūrėti jau, kas vyksta su pačia įmonė. Nes tu, kaip perki akcijas, kas nutinka, tu tampi akcininkų įmonės, ne? Tai toliau eini per visą tą, kaip sakant, žiūri, kaip čia, aišku, kiekvienas turi savo tų rodiklių ir taip toliau, bet mes ten tokius 7 žingsnius, ta prasme, išsiskyrė tam, kad vat, priimti investicinį sprendimą, o kas po to? Nes vat, yra įmonių, kurių skoras yra tarp 8 ir 10, bet mes niekada neinvestuosim. O tai gerai, o kodėl? Nu, šiaip, nu, pavyzdžiui, vadinimo nesakysiu, bet gal kai kurie ir nuspės kažką per kompaniją, bet yra įmonė, kuri vykdo veiklą, didžioji dalis veiklos Rusijai, Baltarusijai, Ukrainai. O finansiškai ledas. Nu tai, va čia vienas iš pavyzdžių, kad tu negali iš tikrųjų vien tik tai scoringų remtis ir tu turi galvoti kaip akcininkas, ne? Nu, vat, noriu aš investuoti tą įmonę, ar aš nenoriu. Noriu turėti 0,01% tos akcijos. Nu, tarkim, nes, nu, tai, žinai, viskas okei, ten gal jinai pelningai dirba, ta prasme, ne, auga nuolat, turi gerą balance sheetą, gerai ten su apivartiniu kapitalu tvarkosi, ne, bet mes vieną iš tokių pagrindinių parametrų išskiriam, tai tą free cash flows. Tai įdomu, tas laisvas pinigų srautas, jo, ten, nu, va, čia vienas iš tokių mums įdomiausių vietų, į kurią mes iš karto žiūrim. Ar ta įmonė geba generuoti laisvą pinigų srautą ar ne? Tai gerai, va, tai žiūrovams, supaprastintai, va, žmogus galvoja. Nu, labai paprastai, tai jeigu įmonė dirba pelningai, parduoda daugiau negu išleidžia. Jo, gali dirbti įmonė pelningai, bet pinigų dividendam neturėti. Ne? Nu, čia yra buhalteriniai dalykai, bet taip nutinka, nes išaldė kažkur tai pinigus apivartiniam kapitale. Tai va, tai geros, efektyvios kompanijos, jos geba generuoti, jeigu viskas yra su pelningumu, jam po to sekanti užduotis yra, nu, kažkaip deliverinti akcininkams, ne, gražą. Nes kaip tu gali gražą deliverinti, tai, nu, vienas būdas yra per dividendus. Nu, jeigu tu takim, uždirbai 100 eurų ir 100 eurų už free cash flow'us. Nu, va, ką tu darai? Klausimas keliamas būtų. Ne? Variantas dividendus išmokėti savo. Ne, nu, jeigu tu pagrindinis akcininkas, tai ten vis tiek jisai nusprendžia, valdyba arba ten akcininkų susirinkimas ir akcininkai nusprendžia, ką daryti. Nes kitas variantas yra, nu, free cash flow'as, tai jau tu nebeturi kur investuoti. Čia jau yra po investicijų tavo. Tai, nu, tada tu galvoji, aha, o gal man čia kokį tam, žinai, fabriką Lenkijoje nusipirkti, ne? Arba, nu, toliau kaupti pinigus, gal dar reikia pakaupti ir kad dar kažką, tai kažkokius konkurentus. Nu, nelabai daug opcijų yra iš tikrųjų, nu, vat, ką su to free cash flow sudaryti. Ir mūsų platformai tą labai lengva pasižiūrėti. Užeini į įmonę, nueini į pinigų srautus, paspaudi free cash flows ir tau grafikas rodo, koks yra free cash flows. Kiek turi, ne? Taip, kokia dinamika ten nuo, kaip sakant, ta pačių 12 metų, jeigu ten birža kotiruojama nuo to momento. Tai šiaip įmonė apie tą scoringą, ten šiaip, klausytėm, nu, kokia tada free cash flow, ne? Kas dar? Kokie? Vienas iš parametrų yra free cash flow. Aš dabar ten detalės neįlysiu, bet free cash flow, profitability, financial strength, growth parametras, ta prasme, nu, nebeprisimenu ten tiksliai visų, ta prasme, dabar nepasakysiu. Tai grubiai tai toks, jeigu jinai turi cash'o visą laiką, tarsi gali susigeneruoti cash'o easy, ne? Kad nėra, kad pastoviai dreba, kad, nu, ant ribos su pinigais, nors gali būti
viskas Tai free cash flow tai jau viskas, yra reiškia, nebeturi kur ten tų pinigų padėti, paskolas gražinai ten, nu, kaip... Tai va šitas, ne, tada jeigu yra augimas, nu, tarsi, kad ketvirtis po ketvirčio nestagnuoja, neblogėja situacija, bet gerėja situacija, kad nesugeba auginti tą savo pajamas, ne, nu, grubiai. Taip. Tada šitas, kas tada, nu, kad jinai dirba pelningai, gali galbūt... Nu, galų galia value irgi parametras, ta prasme, žinai, nu, taip, svarbu, pelningai, kaip su apyvartiniu kapitalu tvarkosi, koks free cash flowsas, kokie yra augimo parametrai ir koks yra valuationas, lyginant, tarkime, gal su kitais. Gerai, o taip, žinai, dažniausiai, manau, žmonės, ką daro... Visi price to earnings, tenais, EBITDA ir taip toliau. Yra šitie. Jie yra viduje įsiūti tam skaičiavime. Bet jisai, nes daugelis, manau, kad pasižiūrė, žinai, toksai būna, žinai, toks sofos analitikas. Na, čia PA mažas, arba PA, nu, dėl to investuoji. Žiūrint, su kuo lyginsi. Arba PA didelis, žinai. Nu, o su kuo lyginsi? Nu, ir tada žinai, geras klausimas, ne? Tai pas mus gali viską paslyginti. Nueini expert dashboardą, tenais, jeigu taip tą lentelę pastumus, tenais, tai yra ten, nežinau, kokių ten 50 ar 30 rodiklių, tiksliai nepasakysiu, bet visi rodikliai, kur tu gali pasifiltruoti sektorių, ir matyti, kieno PA yra didesnis. Jeigu nori kokį nors banką. Bet čia Balticsai. Jo. Jeigu nori, nu, sakai, aš noriu, manau, kad kažkodėl čia Baltijos šalis arba Nordicsai bus gerai finansai, jam ten finansų sektorius gerai atrodys, nu, išsirinksiu kažkokius finansų įstaigas, nu, kaip bankus. Nežinau, kiek tų bankų yra čia mūsų regione, takim, iki 10 turbūt. Ne, mažiau, gal 6. Nu, tai va, aš noriu nusipirkti portfelį, dėti porą banko, ne, nu, tai va, gali išsirinkti bankus. Nu ką, bankui turbūt gal tas PA nelabai, koks price to bookas gal geriau. Nu taip, yra kiti parametrai. Ir tada tu gali atsifiltruoti ir žiūri, okei, šitą rinką vertina pagal tą rodiklį biškai brangiau. Nu jau dabar jinai, tai jeigu aš noriu pigesnį, bet ar nėra taip, kad kartais tos brangesnės įmonės turi geresnį inerciją? Nu, ta prasme, kad jos brangesnės ne veltui. Ir jos, ar neturi tokio, pavyzdžiui, momentum indikatoriaus, kad tos, kurios buvo brangios, nes skoras jie kaip ir nubauduos, ne? Nes valaišnas, jeigu jas per... Jie turėtų skoras nubauduoti. Nu, tipo, superinė įmonė, nu, bet belekai brangina jau. Tai brangias įmonės neinvestuoja. Čia mūsų strategija yra ieškoti ir, nu, tokių, kaip sakant, neįvertintų dar kompanijų, ne? Nes iš kur atsiranda, sakykime, tas gapas valuation'o, ne? Tai iš tikrųjų ir atsiranda iš to, kad kažkas tai dar nepastebėjo tos įmonės. Niekas nesigilina, nu, kiek procentų žmonių gilinasi įmonės finansus. Kaip tu gali pastebėti įmonę, jeigu tu tenais tik tais price to earnings pasižiūrėjai, arba ten, žinai, tą patį skorą pasižiūrėjai, ar jinai yra undervalue, ar jinai overvalue, čia yra jau kitas klausimas. Ir tie patys, žinai, nu, skirtumai atsiranda, pavyzdžiui, nu, man indikacija yra, kai įmonės finansai gerėjo, kaina nekyla. Įmonės kaina, akcijos nekyla. Nesakyčiau, rinka nemato. Tai, žinai, aš numušiau nuo bankų, bet aš ką noriu pasakyti, nereikia prisirišti prie sektoriaus, reikia prisirišti prie ieškojimo stiprios kompanijos finansiškai ir kuri gal yra dar neįvertinta rinkos. Bet žinai, ar mes nėra taip, kad mes gyvename kitoj planetoje dabar jau, negu anksčiau buvo tas value investavimas, ten 80 ten metai, nu dar seniau, ne, kur buvo mažai informacijos, vartodo pasiėmė tokį Amazon ar Apple, nu, čia ne tas rytis, ne Balticsai, bet... Ten price to earnings bet jie vis laiką nesuėjo. Nu, tas jeigu taip užmestum scoringą pagal kokius price to earningsus, nu, ar nubaudotum jas dar pagal kainą, nu, tai sakytum, kad niekada į modelį netraukiam. Ir tada... Mes biški nuklydom šiandien, žinai, biški nuklydom prie to tokių valuation, nes jeigu grįžtume mes prie to free cash flow'o, ne, o čia yra temai, kurią reikia žiūrėti, mano nuomonė, ir mes vadovaujamės tą nuomonę iš tikrųjų. Ir aišku, kai pradedi ieškoti kompanijų ir pasižiūri jų finansus, nėra tiek daug tų kompanijų, kurios, nu, taip tvirtai stovi. Ne tik finansiškai, bet dar ir geba free cash flow'ą generuoti. Ir tada jau ten žiūri, koks tas FCF yieldas, ne, vadinamas, ne, ir jeigu kompanija geba, nežinau, ten 11% FCF yieldą generuoti, tai čia yra jau gerai iš tikrųjų. Ir aišku, mums svarbu, kas yra akcininkai, kaip jie sugeba su to apyvartiniu kapitalu tvarkytis, ne? Nes ant kiek efektyviai iš to apyvartinio kapitalo ten, nu, viskas suvaldo iš tikrųjų, žinai, ten pradėkim ten prekybininkų sandėlio apyvartumas, koks nors ten kaip rodiklis yra svarbus ir tą irgi galima pas mus pasižiūrėti, nes koks yra ten tas pats įsiskolinimo lygis, žinai, ir kokios yra kapitalo investicijos, ne? Nes, nu, yra verslų, kur tau reikia pastoviai maitinti, žinai, uždirbi, bet tau reikia gražinti, atnaujinti parduotuvės, pavyzdžiui, žinai, kaip pavyzdys. Tai va, tai
Tai grįžtant prie to vieno iš, tokių svarbiausių parametrų, tai yra free cash flowsas. Ir mes pagal tai jau po to atsirinkę jau toliau gilinamės. Sakytum, jeigu reiktų vieną parametrą atsirinkti, tai sakytum, tik vieną, ne? Vat jeigu turi, gali... negali tik vienu vadovautis, bet jo, jisai vienas iš svarbesnių. Toksai keistas būtų klausimas, bet, vat, jeigu reikia atrinkti, tarkim, tu šautum, kad šitas free cash flowsas, žiūrėkim, jeigu tu tokioj utopiniai situacijai, jis sako, tu dabar turi išsirinkti iš 200 ten 3 įmonės ar 5, va toks žaidimas, ne? Ir pagal kokį parametrą gali iš visų parametrų rinktis, tai va, tu gali tik vieną parametrą. Dažnai paspausti sort by, ne, kažkokį. Tai va, tai tu sakytum, kad, tai nebūtų teisinga iš principo strategija tokia formuotai portfelį tik pagal vieną, bet jeigu vieną parametrą pasimti, tai va tas... Atsirinkimui, ką toliau darysi su tuo savo sąrašu, taip. Tai pirmą filtrą mestumės. Scoringas jisai apima visus finansus, tą patį free cash flowsą. Tai mums yra svarbu ir turbūt mes dar turim tokį kaip ir tą scoringo grafiką, kaip jisai kinta. Jisai yra dinamiškas nuolat. Ketvirtis praėjo, kažkas persiskaičiavo. Tai vat, tas parametras, jisai, kaip čia, scoringas, jisai ir leidžia atsirinkti ir tada jau po to žiūrit, o kas per įmonę, kur vykdo veiklą, kas yra jos akcininkai, ar jie ten elgesi, daugiau mažiau adekvačiai, ne, tenais, ar moka dividendus, ne? Ar free cash flowsą, pavyzdžiui. Tai kad dividendus moka čia gerai ir blogai? Tai aišku gerai. Tai aišku gerai. Jeigu tu praeitų metų, jeigu neklystu, beveik turbūt visos viena tik įmonė dividendų nemokėjo mūsų pasirinkta. Jo, matai, aš žiūriu iš globaliai. Jeigu žiūrint globaliai, tai sakyčiau, tos įmonės, kuris moka dividendus, gali kitą filosofiją žinoti. Jos reiškia nežino, ką daryti. Jos reiškia nebesugeba evoliucionuoti toliau, nes turi per daug kešų. Jeigu tu gerai dirbi įmonė, tai tikrai turėtum daugiau sugebėti uždirbti, negu dabar išmokai akcininkams. Dabar prasidėkite. Paimkim pavyzdį aprangą. Ką jie gali dar čia? Nes daugiau parduotuvę darys. Jo, tai va aš... Čia toksai klausimas, aš nežinau, ten aišku, jie turbūt strateguoja viduje, gal kažką nusipirks, gal kažką sužinosim, bet, jinai išmoka labai didelį procentą, faktiškai, kaip sakant, dividendinis pajamingumas geras, stabilus ir, tai aš nerekomenduoju, bet, aš pavyzdį bandau pateikti, ar apranga, neturi kitų, kaip čia, tai, žinai, gerai, akcininkas išsimoka dividendus, jis toliau investuoja tos pinigus. Ne, bet aš tai filosofiškai žiūriu. Žinai, apranga, tai taip, jeigu, paimti dar mūsų kokį nors ten Vilnių, tai ten, dar mažiau gal tų variantų, bet tada galim paimti galbūt kokį nors, Adidasą, kaip pavyzdys, arba Nike, ne, kaip jie galbūt, jie gali tai daryti parduotuvę dar, gali webą pasidaryti. Vat, žiūrint su kuo lyginam, nes va čia labai specifika, man atrodo, yra Baltics. Aš manau, kad jeigu iškeliaujam iš Balticsų, įdomu, kaip pat jūsų modelį reiktų, turbūt adjustinti, prie tų suprantate, nes tie dividendai, šiaip gali Baltijos šalyse susipirkti savo akcijas įmonės? Nėra tokios praktikos? Gali. Nes, kaip kas dabar vyksta JAV, pavyzdžiui, anksčiau buvo tas dividendinis investavimas jėga, nes va, tos įmonės, bet žinai, dabar mes matom, kad dividendus mokasi old schoolinės įmonės. Tos, kurios jau, pagal dabartinis, pasižiūrėti, jų mažai yra S&P, tose jos nebepatenka, jos tiesiog sugeba nebeauga. Naftininkai išsimoka, nes jiems žinai irgi tų telkinių dabar neprigandysi čia taip. Čia panašiai kaip apranga, kiek prekybos centrai visi uždengti. Jo, dažnai, bet žiūrint į naftininkus, atrodo, kad, jie atsiraisau yesterday tema jau. Ir dabar ten naujas temas, kuriuom pastoviai trūksta, nes jos gali įdarbinti tą savo free cash flowsą į naujas temas. Galbūt nusipirkti konkurentą arba inovaciją pasidaryti kažkokią, į tą fabriką atsinaujinti, robotizuoti, žinai, automatizuoti. Tas ir vyksta. Yra pavyzdžių ir Baltics'e, kad tas ir vyksta ir nesakau, kad vien tik tai, žinai, netgi sugeba ir dividendus išmokėti ir konkurentus nusipirkti. Va, čia ir... Arba, tarkim, paimkim tą pačią Grigėją, jinai nusipirko fabriką Lenkijai. Jo, nes man taip žinok atrodo, bet aš sakau, neturiu duomenų. Man atrodo, kad jeigu įmonė išmoka dividendus, jinai yra game over. Long run, jinai short termo yra labai stipri įmonė, bet jeigu jinai išmokėjo dividendus, reiškia, nenusipirko fabriko. Jeigu nenusipirko fabriko, nusipirks konkurentas fabriką. Plėtrai galimybių yra, bet čia jau mes patys, kaip čia, priiminėjom sprendimus kiekvienas asmeniškai, ar man toliau būti su ja, ar ne, ar man ten į kešą išeiti, ar geriau paimti ir, bet jeigu aš žinau, kad man ten generuoja pakankamai visai neblogą gražą, kad ir per tą patį dividendinį, klausimas, kada pirkau, ir ten, jeigu aš jaučiuosi komfortiškai, tai aš gal ir tiesiog laikau tą akciją, o jeigu, žinai, noriu, sakau, aš, pavyzdžiui,
Nu, nežinau, vat, kas bus su S&P ten, žinai, artimiausias ten. Net su apranga, irgi nežinau. Irgi nežinau. Nu, kaip, bet aš čia daugiau turiu informacijos. Ne? Aš neturiu informacijos ten, žinai, kokie karai įvyks per artimiausius 10 metų, aš neturiu informacijos, kokia valdžia bus ten, nu, su apranga vis tiek tvirčiau jaučiuosi, nežinodamas, kas ten yra viduje. Bet okei, čia, sakau, čia toks, kaip čia, aš tai sakyčiau, kad reikia ir ten bandyti. Aš kaip minėjau, aš turiu ir savo dalį portfolio, kurią investuoju į indeksą ir viskas okei, činais yra. Tai va, bet kadangi aš suprantu ir iš finansinės pusės, kai viskas vyksta, tai ir turiu įrankį, tai kodėlgi man paimti ir neatsirinkti tų kompanijų, kurios man atrodo, kad geros perspektyvos iš tos, žinai, duomenimis pagristos strategijos. Jo, tai čia žinai, tų skirtingų filosofijų mes ir norim parodyti, kad, žinai, man tai, aš tai nusipirkęs tokios aprangos akcijos, nu, man būčiau pastovim kašmarė, nes man atrodo, nu, ten, kas gali nutikti, žinai, su S&P, jeigu ten sudegs vienos įmonės fabrikas, nu, who cares? Jeigu sudegs vienas kažkokios lietuviškos įmonės fabrikas, gali būti game over jam. Ir, nu, va, tokiam lygiai, tai važnai, man, kai investuoju globaliai, nu, tokiam, man tada, aš tada visiškai neapsikraunu, bet tada taip, aš negaliu nei, nu, aš tada visiškai kitam, sakyt, nežinau nei kas ten vyksta, ir jeigu aš noriu žinot, nu, aš neturiu šansų ten žinot, nes ten yra per daug tos informacijos. Ir jeigu tu pradėsi gilintis, ten tiesiog jau labanakt yra. Tai va, tada, jeigu eini per tą kelią, tada turi pasirinkti tą kelią ir nebelysti ten, nes, manau, daugiau klaidų pridaro žmonės, kai, žinai, nusiperka tą S&P ir dar specifiškai tam S&P ten atrankinėja dar 20 įmonių, nu kažkokiu, kur... Kokiu pagrindu, žinai, nes... Kaip tu čia jas pasirinkai? Va, čia man visą laiką man esminis klausimas. Ir, nu, jo, tai aš gal dar, sakykime, mūsų argumentacija yra tokia, kad nu, mes jaučiamės, kad mes valdom informaciją. Nu, žinodamas, ir mūsų sprendimai yra duomenimis pagrįsti. S&P investuojant, aš tiesiog sakau, kad aš plauksiu kartu su rinka. Nu, ir ne pats turbūt gal blogiausias, ir backtestingai ir viskas rodo, kad neblogiausias variantas. Nes tai va, galėsim susitikti po 10 metų pažiūrėti. Man labai įdomu, man šiaip įdomi ta tema nėra, kad mes praktiškai labai, bet gali būti momentų, kur mums praktiškai galbūt reikėtų šito, jeigu vis dėlto būtų toks sprendimas, kad reikia kažkokią Baltic susidaryti. Žinai, nu, arba jeigu mes ten dar Švediją kokią pajungsim tenais, kaip pavyzdys su laiku, nes mūsų nėra interesas tik tai Baltics, kadangi nu, fiziškai sudėtinga iš karto viską padaryti, tai mes tiesiog pasiėmėm pradžiai Balticsas, buvo net Suomijos nebuvo pas mus. O Suomiją mes dabar praeitais metais, nes pradžioj pasijungiam. Tai, bet o kaip jūs darot, man, žinai, mes darėm irgi ir man tos analitika ir ta visi, nu, forecastingai, projekcijos, backtestai, nu čia galim ten, žinai, galėčiau čia visą naktį pasakot, nu kiek mes esam irgi darę ir kaip, ir sakau, yra kokios buvo, žinot, mano patirtis ir praktika. Tai, kad laiką jo labai svarbus žiūrėti su koleginė. Tai pavyzdžiui, atsakai, net nuo 8 viršų, jeigu įmė ten tą, jo, ir įdomu tą backtestą tokį praktinį. Ir mačiau, kad kažkoks yra pas jūs, kad realiai tas sandoris ten simuliuoja. Tai mes turim savo portfelį, kurį tiem rodom, ką mes darom ir kada pirkom, kada pardavėm ir taip toliau. Ir kiek jūs laiko turite jau? Turbūt kažkur tai bus neužilgo 1,5 metų. 1,5 metų, ne? Tai jau čia toksai, ir gali žmonės prisijungę jį replikuoti, ta prasme, nu, gali savo pridėti parametrą kažkokį, bet jūs kaip, tarsi, baigėsi ketvirtis, man šiaip pati logika, baigėsi ketvirtis, gavo skorą, tada turite savo algoritmą, nu, kad mes perkam, tarkim, pagal kažkokį skorą arba plus kažkas, ne, bet toks aiškus parametras kiekybinis, kad gali... Pavyzdžiui, finansai nepablogėjo, bet kažkokia kompanija nukrito 30%. Ir papuolė į mūsų, pagal mūsų ten, tarkim, parametrus, mes mes į, tarkime, watchlistą pirmai sėdam, po to, nu, jau... Kai pasižiūrim ir matom, kad sustainable ir į priekį... Bet jūs dar žiūrit, ar vis tiek, ar galim užmesti self-drive'ą? Nu, žiūrim visą laiką. Nu, yra visokių aplinkybių, suprantat, kartais net ir finansinė ataskaita. Pas mus yra kiekviena finansinė nuorodas iš mūsų tiesiai va to ketvirčio rezultatų. Tai kartais reikia pasiskaityti, nes būna visokių niuansų. Tai kaip konsoliduoja duomenį. Nu, nesakau, kad čia viskas taip jau, žinai, gali pasimti vieną parametrą ir tiesiog griūti. Gal ir taip viskas gausis, bet mes, aišku, detaliau viską darom. Mes jau... Nes tada negali backtestinti, nes būtų labai įdomu backtestinti. Jeigu visiškai self-drive'as. Nu, baigėsi ketvirtis, gavom skorą ir ketvirčią investuojam, po ketvirčio peržiūrėjom. Tai backtestingas yra jau, kaip minėjau, tas forecasting modelis ir daro taip, kaip čia yra skoras, jisai reiškia laiko, nėra skoro, jisai, ta prasme, neskaičiuoja. Bet yra modelis, ne kažkoks, kad pagal tam, būtų žiauriai įdomu tokį pasižiūrėti. Ir realiai, praktiškai labai įdomu.
kad vat, yra tie duomenys, ten 15 metų, nu, tarkim, visi finansiniai duomenys, ne, yra. Aišku, dar galėsim pakalbėti apie juos, nes aš būna tų niuansų, nežinau, ar čia bus, bet tarkim, išėjo ten 2010 ketvirčio duomenys, gavom skorą nuo 1 iki 9, nu, whatever, iki 10, ne, tarkim, maksimaliai, ir sakau, gerai, mano strategija bus perku tas įmonės lygiom proporcijom, nu, tarkim, kad būtų simple. Lygiom proporcijom perku, nežinau, visas tas įmonės, kurios pateko virš to 8. Nu, ten jau buvo 15, ar ten 3, ne, tą momentą, nu, ir po ketvirčio laikau tą ketvirtį, baigėsi ketvirtis, atėjo 2011 pirmo ketvirčio duomenys. Bam, gaunu naują skorą, iš tų, tarkim, 7 įmonių, kurių turėjau, 2 iškrito. Nu, taip nutiko, dar 4, ne? Tai gerai, tada aš tas 2 parduodu, gavau kešo, nu ir man reikia rebalansą padaryti, tokį pratimuką. Liko tos 5, tai biškai jų reikia parduoti, nes reikės nupirkti dar ten tos kažkokias 3 įmonės, kad vėl, tarkim, lygiom proporcijom laikyti ir va tokį praleist. Ir būtų žiauriai įdomu, tikrai žiauriai įdomu būtų, jeigu tokį eina praleisti, kas gaunasi. Ir iš karto tada lyginčiau vat, šitą, tokį backtestintą, self-drive, nes, žinai, žmonės, jūs turi daugiau duomenų nesupratimo, bet žmogus ten sakys, man tai duomenys nepatinka, reikia peržiūrėti, game over, labanakt. Neturiu laiko. Tai vat, o self-drive'as galėtų būti išsprendžia, kad ir bus tų klaidų ten ar kažkokių, bet kaip tas skoras. Ir tada palyginčiau su kokiu nors, gerai, mes turim kokiu nors, jeigu tai yra kažkoks Nordic, ne, Nasdaq'o, kokį indeksą pasimti? Balticsas yra. Nasdaq Balticsas. Nasdaq Balticsas yra ir yra Nasdaq Helsinki indeksas. O nėra bendro? Nasdaq Baltics plus tas. Ne, tokio nėra, bet galima turbūt pasidaryti, nežinau. Toks, žinai, tada pasižiūrėčiau, ar atrinkinėjant pagal tą scoringą, gaunasi geriau, negu perku visą krūvą, tos 200. Va toks. Aišku, nėra Balticsuose, ten to TF normalaus, ten kažkokia yra, bet aš nežinau. Per maža rinka. Kaip? Per maža rinka. Nėra market makerių, nėra, ta prasme problema yra. Bet anyway, žinai, nes vėlgi čia žmonėms sakant, kad jeigu indeksas outperformintų šitą modelį, dar nereiškia, kad tu tą indeksą sugebėtum susipirkti. Čia toks, detalė, žinai, kad S&P... Gal likvidumo nėra, Nes S&P, tai žinai, gerai, tai galim pasidaryti skorą, gautas įmonės, žiūrėt, nelenkiam, arba lenkiam tą S&P ant 1%, kaip pavyzdys, ne? Pagal kažkokį scoringą, self-drivinį. Ir sakai, bet gerai, tada, čia aišku, kiek kainuoja, o kiek S&P, arba S&P, pavyzdžiui, būtų procentų vis dar geresnis, bet jeigu S&P susipirkti ten pačiam būtų ten 2% kainuoja, tai tada sakai, šitas gal geresnis, jis yra mažiau tų įmonių taiko, bet yra TF'as, tai kaip ir nėra problemų replikuoti tą indeksą, bet mūsų regione yra reali problema, kad aš sakyčiau, tai benchmarkai, jie tokie yra, jeigu tame benchmarkai kažkokios įmonės, kurio apyvarta dienos bėgė ten, yra juokinga, tai va aš dabar norėčiau 5 milijonų portfeliuką pasileisti. Ne, tai nėra įmanoma. Ir tada sakai, kad... Nėra. Viskas okei. Žinai, gal ten pagrindinis yra principas mąstym. Ne? Mes įrankį dabar turim tik tai Baltics. Ir čia mūsų gal toks kaip yra apribojimas šiek tiek. Kažkam apribojimas, kažkam ne. Nes, kaip tu sakai, turiu 5 milijonus, tai čia neturėsi kur apsisukti. Visą sudėtingai būtų, nes? Jo, tai bet jeigu mes kalbam apie tą retailinį investuotoją, kuris ten turi portfelį, kad ir 5,000 eurų, ne? Tai tu investuosi į vieną akciją 5,000, gal ten 100 eurų ar keli šimtus, tai tu labai gerai netgi ir tokias mažesnė likvidumo akcijas gali nusipirkti, ne? Kurios, pavyzdžiui, finansiškai tikrai stovi tvirtai ant kojų. Tai aš suprantu, link ko tu vedi, kad norėtum pasilyginti, kas geriau, ar tiesiog nieko nedaryti, ne, ir plaukti pasroviui, ar tiesiog tas, sakykime, scoringas leistų tau automatinis ten investavimas, kaip pavyzdys leistų, nors mes nesam to šalininkai, mes biški mastom ir žiūrim geriau, bet įsivaizduokim, kad turim platformą visai Europai, ne, tai tada būtų tikrai labai įdomu, ne, ir galėtum paimti kokį nors Europos indeksą ir net Ameriką nelyskim, paimkim tą pačią Europą. Čia skirtumas, na, iš tikrųjų. Taip, čia labai, žinai, praktinis variantas, nes jeigu mes mastom šiek tiek tą didesnę sumą, žinai, bet galėtų būti tą pratimą prasispręsti ir žmogus, kuris turi ten 10 000, kaip pavyzdys. Jis vis tiek nori į Baltijos šalis investuoti. Ne? Jam atrodo, kad čia didesnis potencialas, mes gerai augam, kaip pavyzdys, ne? Ir kad nešaudyti iš lempos, dabar jisai tada ieško sprendimo. Mes iškart žinom, kad iškart turi problemų day one, jeigu jis neturi duomenų, nes tada šaudimas vyksta pilnu tempu. Tas anas, man atrodo, ten, žinai, gera parduotuvė. Ta prasme, aš iškart sakau, kad jau turim problemų, nes jau kazino artėja, jis jau tau mirkčioja tą reklamą, kad tu į kaziką išvoksi. Bet
Bet turint duomenų, tada jau galima jiems sakyti, kad, žinai, va, štai yra sell-drive'as, tu gali perimti, bet vis dar mašiną vairuoja autopilotu, kiek tu nori. Jeigu tu nori biški ten tą gazą paspausti ar numesti, tą posūkį padaryti anksčiau negu sell-drive'as siūlo, fine, bet tu still turi tą, kuris tave biški prilaiko. Bet tam reikėtų to backtesto, nes o jeigu mes sugalvotumėm, žinai, paleisti fonduką, kuris yra Baltics plus Nordic, arba gal tų fondų yra, man būtų įdomu pažiūrėti, kaip tie fondai performina, nu, ir gal jie, pavyzdžiui, prieš tokį skorą, tokį machine learningo, ne, principo kažkokiu, nežinau, bet jo, ar tas modelis pas jūs dar jisai ten persitvarko, ar tas parametrai nešiama, čia daug giliau, žinai, būtų galima eiti, bet jo, galbūt sudėtingai būtų tokiam podcast'ai išvystyti, bet nes ir man teko daryti modelių, kur tą scoringą, kai darai, kad tą scoringą, žinai, klausimas, kaip tu jį užtreininai, kaip tu jį tam algoritmų užtreininai. Jeigu tam padavė iškart 15 metų domenų, nu tai ten užtreininai ir sakai, kad gruodis geriausias mėnuo, stumėm lainą gruodį. Nu, bet tu po faktus žinojai. Tu negali, 2010 metais šaut visus į gruodį, nu kaip pavyzdys, čia tik sezoniškumo strategija, ne? Nes tu nežinai, kad ateity gruodžiai geri bus. Tai tas scoringas turėtų būti apsimokyt algoritmas, kad idealiai būtų techniškai padarytas, tai turėtum turėti duomenų, pavyzdžiui, pasidarai skorą apsimokiai su 5 metais, pavyzdžiui. 5 metų turiu duomenis, tie scoringai ten vienokie kitokie ir tada žiūri, kaip sekasi sekantį ketvirtį, pusmetį, metus ir adjustinasi modelis ir jis pradžiai turėtų grybauti daugiau, bet žinai, jo realus rezas bus pradžiai blogesnis ir paskui jis gerėja. Nu, matai, gali būti ir gerų skorų įmonė per brangi, ne? Kitaip sakant, tai jeigu, pavyzdžiui, turėjo gerą skorą ir ten bamt šovė 30% viršų, gali būti, kad jinai jau ten taip, žinai, ant ribos, ne? Nu, geras skoras, bet ar ir tai turėt kažkokią tai ten toliau upside'o, ne, kilimo galimybę, tai, nu, čia toksai klausimas, bet jo, tai mes, kaip minėjau, nenorim vien tik tai scoringų pasikliauti, nes scoringas yra gal labiau kaip įrankis tau susiaurinti, kaip čia, listą. Pasidaryti watchlistą, ne? Pasidaryti watchlistą, kurį tu stebėsi, gal tu ten, tarkim, neiškart net investuosi, gal tu ten palauksi dar vieno ketvirčio ir norėsi finansinius duomenis pasižiūrėti, žinai. Yra, aišku, pas mus ir tokių leading indicatorių, pavyzdžiui, kuriuos mes irgi pridedam ten, tarkime, pas pienininkus visą laiką raksi Lietuvos agro statistikos duomenis, ne, iš karto platformai tau niekur nereikės ieškoti duomenų ir ten galėsi pažiūrėti, už kiek dabar praeitą mėnesį pieno kainas su palyginimu praeitais metais. Gali pavyzdį pasakyti, čia labai geras momentas. Nu, tai tarkime, pavyzdžiui, medienos, pieno, grūdų, ne, kainos, jos turi įtakos. Ir kas... Nu, dar įmonės finansai, kaip sakyti, nepasirodė, ne? Bet jau tu žinai, jeigu kyla, kad jiems nuo to nebus geriau, pavyzdžiui. Jeigu kainos jo ten padidėjo, tai gali sakyti, kad gal jų savikaina didėja, ne? Nu, ten sunkiau jiem galbūt dirbs. O gal... Bendrojo pelno maržą, jeigu tu kainų nepakelsi, nu, jeigu tu pardavimo kaina turi euras, o tavo žaliava kainavo 50 centų ir jinai pabrango iki 60 centų, jeigu tu kainos nepakelsi, kas sudėtinga iš tikrųjų rinkai paimti ir staigiai kainą pakelti. Nes čia geras kampas, tai leading indicatoriai mes juos taikom. Ne visur jų yra, bet, nu, žinai, pavyzdžiui, aprangoj, tai ten negali pasakyti, koks tas leading indicatoris, ne? Ten... Bet koreliacijas ieškot, ne? Žiūrit, bet skaičiavo tą prasme... Neieškom koreliacijos, bet, nu, yra akivaizdus dalykai. Nu, jeigu pienas brangsta, tai, nu, arba pinga, tai, nu, pienininkams kažkada tai per finansų tai atsispindės teisingai. Bet vis tiek tai biškį priekį galvoji. Bet paskaičiuot, man reikia, man labai įdomu, gal jie, žinai, pabrango pienas, jie sako, oi, kaip sunku mums dirbti, žodžiu, dvigubai kainą keliam. Ir sugeba. Tai jeigu tu neefektyviai valdai įmonę, tai taip, tau sunku dirbti, bet jeigu pas tave yra viskas gerai su efektyvumu, fabrikas veikia gan efektyviai ir tavo, nu, kaip čia pasakyti, viską modernizavęsis ir taip toliau, nu tai iš tikrųjų per tavo finansus tai anksčiau ir vėliau atsispindės. Net nereikia čia kažkokių tai, ta prasme, žinai, koreliacijų ieškoti. Koreliacija, ta prasme, nu turbūt didelė bus, kad jeigu tu užsipirkai dabar pieną, gerai, ten tu gamini sūrį ar varšį, koks ten greitas produktas ar lėtas, tada tu jį storini sandėlį, tada tu jį parduosi, išveši parduotuvės ir kai tu parduosi, tada išrašysi sąskaitą ir tada tik ateisi tavo finansus, tas pokytis. Kažkokie indeksiuką braižas, tokie yra, kad eina užsimest, pavyzdžiui, kokius pienininkus paimčiau, ne, nu čia daugiau nieko neveikia, tikrai. Nesumečinam duomenų finansinių pienininkų su žaliavų kainom, dėl to, kad žaliavų kainos yra atskiras daiktas, kuris, ta prasme,
kurį vertėtų pažiūrėti, jeigu tu esi gamybininkas, ne, nu ten... Bet žiūrėjau, įdomu būtų žiūrėti, vat pieno kaina, aš net nežinau, kur ta pieno kaina gauti, šiaip kokia jinai, ar jinai egzistuoja. Egzistuoja, kiekvieną mėnesį. Jo, yra open data, mes tiesiog paėmėm, pas save patogiai įdėjom, kad iš karto turėtum šalia. Ir pavyzdžiui, kokią nors pienininką užsimest akcijos kainą, nėra tokia ir pieno kaina. Nu, tokio nesam padarę, bet pamastys. Čia gerai idėja, šiaip... Pas mus matai, kas yra gerai, dar nemažai duomenų gali pats į Excel išsitraukti, nes tai irgi, kas yra visai patogus dalykas, jeigu ten nori painterpretuoti kažką ir dar pasigaminti, tai jo, bet tokio kaip, tavo mintis, kur ten, žinai, koreliaciją pasiskaičiuoti, tarp to, kaip ten, aš tai kažkaip intuityviai jaučiu, žinai, ir iš kiek mano atmintis leidžia ir kai aš mačiau, kiek kainavo, tarkime, tenais ta pati akcija, ne, pienininkų, kai buvo čia pikas ir čia super kainos buvo, tenais, ir po to, kai kainos nukrito, tai viskas tas persikėlė į finansinės duomenis. Maržos pradėjo didėti, pienininkų pelnai buvo ir dabar netgi yra pakankamai solidus, žinai, jau ten toliau klausimas yra, ar, žinai, jau ten ta kaina ne per brangi to pačio pienininko, nes eilė elementų gaunasi, kad tu turi juos visus, kaip čia kaip puzzlas sudėti. Bet žiūri įdomu, žinok, nes aš pavyzdį sakyčiau iš globalinio tokio investavimo, tai tarkim, yra aukso kaina, ne? Taip. Ir yra sektorius gold mineriai. Taip. Daugiau nieko neveikia, gold mineriai. Tai leading indicators yra turbūt, žinai. Žinai, kame bayeris yra, pavyzdžiui dabar. Taip. Tai dėl to aš... Niekada nesigilinau, žinok, žinai, atrodo, intuicija sakytų, kad auksas pabrango, jie turėtų virinti nesveikai dabar. Gold minerių indeksas yra visiškai tragiškas. Bet jeigu jisai, kaip čia pasakyti, kas yra gold miningas? Jis turi kasyklą ir... Aš supaprastinsiu. Kas yra gamyba arba ten miningas, ne? Tai tavo sėkmė, tu spotinę kainą parduodi, ne? Bet tavo marža, ne? Tai iš principo nuo 1 kilogramo aukso yra X. Ir tu daugiau, gal priklauso labiau nuo to, kiek tu to aukso iškasi. Ne? Efektyvumas tavo vidinis, nes, tarkim, jeigu aš gamybą užkraunu 100% ir užkraunu 50%, tai mano finansinis rezultatas bus, dviejose situacijose, vienoje situacijoje bus blogas, nes aš neužkraunu ir esu neefektyvus ir iš karto būsiu turbūt su savo skoru dugne, nes visi kiti 3 mano konkurentai dirba 100% užkrauti ir dar fabriką nori pasistatyti naują, kaip pavyzdys. Tarkim, net tiek klientų turi, kad... Bet aš dėl to sakau, kad būtų labai įdomu, žinai, nes koreliacija, pavyzdžiui, gold minerių aukso yra gana didelė. Čia viena iš strategijų, kad, pavyzdžiui, jeigu tu negali tiesiog auksą investuoti, gali gold minerius. Bet dabar turi labai didelis žirklės, žinai. Ir kartais... Klausimas, kokios priežastis? Aš nežinau, aš niekada nesidomėjau, aš žinau, kad auksas žiauriai brangus, ta prasme, man atrodo, kad labai padidėjo, kaina yra didelė. Gerai, gal aš, nežinai, čia irgi anksčiau sakydavo, kad čia toks kaip safe havenas, ne, auksas investuoja į auksą dėl to, kad noriu čia, nežinau, kas pasaulyje vyksta, tai perku auksą tam, kad jeigu kažkas ir įvyksta, maždaug, irgi strategijos dalis, nes tai bet jeigu kalbant apie verslus, ne, ir kalbant iš tos perspektyvos, kad aš esu akcininkas, aš žiūriu, kaip jie efektyviai tvarkosi. Ir gali būti, paimkim ten 5 kompanijas tokias pačias ir jos bus visiškai skirtingos ir gal net leading indicators. Jeigu tu neefektyviai dirbi arba užsakymų negauni, tai irgi yra problema. Jo, čia tik pavyzdį, žinai, nes tokių kampų tikrai trūksta duomenų, įrankių. Duomenis turim. Tai Baltikso pienininkų arba ten, sakykime, kitų galima. Nes čia labai geras, sakau, pienininkas yra labai aišku, jisai turbūt apskaitos programos negamina, jisai šopo ten kažkokio, žinai, Bulgarijoje ar Vokietijoje, labai aišku, ką jis veikia, ką jis daro. Ir jo žaliava yra pienas, ne, Tik vieni, pavyzdžiui, labiau operuoja pienininkai Lietuvos rinkoje, daugiau parduoda, kiti, tarkim, eksportina. Ir irgi turi ten maržos skirtumas bendrojo pelno irgi yra skirtumas. Tai čia iš karto gali šauti. Analitikos kompanija padarė, kad pienas, žodžiu, pabrangęs, o įmonės dar nelabai. Bet čia jau sakykim taip, gali atkreipti dėmesį žiūrovai, jeigu turi kažką, tai ta prasme, nueiti, pasižiūrėti, pasimatuoti, žinai, irgi klausimas, ar pienas, aš nesakau, pienas užbrangęs ar ne, nes ten, žinai, reikėtų gal ne vieną mėnesį žiūrėti, bet reikėtų, žinai, kokį šokį slenkantį vidurkį vos neišsivesti ir pasižiūrėti. Čia yra duomenys, kurie gali atsakyti. Ir klausimas, kas bus, žinai, ten, pavyzdžiui, sausio ten, arba vasarą, gal tas pienas grįž vėl į tą pačią kainą, bet, ką aš galėčiau indikuoti ir pasakyti, jeigu aš dabar matau, kad, tarkim, pieno kainos didesnės negu praeitais metais, ne tuo pačiu laikotarpiu, tai aš galiu pasakyti, kad tas turės įtakos rezultatam finansiniam. Čia jau tokia labai aiškia prielaida galiu. Bet dar neaišku, ar gerai blogai bus, taip nėra, gali pasakyti. Ten irgi dar yra specifikos visokios, tenais vieni parduoda, tarkim, tie, kurie dirba su Lietuvos prekybos tinklais, turbūt negali tos kainos nueiti ir ten staigiai pakeisti, sakyti, žinai, mes čia dabar pakelsim. Nežinau, kokie ten jūsų sutarimai, mes nežinom niekas.
turbūt, bet girdėjau, kad yra ten tokie, kur žaliavinį parduoda, ten, tik kaip žaliava, ten kokius miltelius, ten irgi pas mus galima nueiti ir pažiūrėti, o iš ko jie ten sugeneruoja tą pagrindinį pelną. Ar ten kažkokius miltelius parduoda į Europos Sąjungą ar kažkur kitur, nes ar ten yra kažkokie tai konkretus produktai, nes pagaminti produktą, ten sūrį subrandinti reikia ir panašiai. Nu, Nes čia žinai klausimas, jeigu parango pienas, čia gerai ir blogai jiems. Ir tada iš to grafiko pas jūs galima sakyti, kad jo, jeigu... Kai žaliava brangsta, niekada nebūna gerai. Tai kad jie nesugebės pasikeltos kainos tiek, kad, kiek kainuoja savikaina, dabar padidėjusi, negrubiai. Tokia. Klausimas, ant kiek daug ir ten, sakau, čia taip negali. Tai va dėl ko aš ir sakau, kad vien skoras, ne? Okei, gera įmonė, dabar gera, bet tu gali ir pažiūrėti tam tikrų dalykų, kurių priekis šiek tiek pamastytų. Gerai, arba jeigu dar tai pumpt ir šovė dar kainą 20% virš to pienininko galvoja, pienas pabrango, gal čia man jau reikia vyniot meškeres, nežinau. Bet čia tiesiog labiau, žinai, tam skryną pasidarėjai ir nes dažniausiai žmonės mėgsta kažkokias generuoti idėjas. Jeigu giliau eina, sako, tai aš noriu nusipirkti pienininką ir pienininko verslas priklauso nuo pieno kainos. Okay. Tai jeigu pieno kaina dabar nukrito ten 2%, kas vėl šiais laikais galbūt mažiau tikėtina, ne, bet nukrito, tarkim. O kainas dar nepakilo. Nes sakytum, kad jie dabar tą pieną, tikrai nepuls maksimai ten pardavinėti pigiau tos miltelius ar kažką. Tikrai ten nieko kaip ir su naftininkais buvo, žinai, užbrango, kainos sušoko. Nukrito, visi buvo, palauk, čia reikia pasižiūrėti. Nieks nesuko, žinai, mažinti. Tai bet kaina pieno nukrito, pavyzdžiui, o ten tas pienininkas kaip stovi, nepakilęs dar. Taip, tai jau yra idėja atkreipti dėmesį, aš taip. Taip, arba jeigu atvirkštinis procesas vyksta, pavyzdžiui, nukrito pieno kaina, gal taip, sakykim, gal taip, užkilo pieno kainos, čia sumodeliuokim situaciją, labai čia jau topas, ta prasme, ne? Ir pradėjo eiti finansinės ataskaitos, aišku, ten rezultatai, žinai, eina žemyn, visi puola pardavinėti akciją ir tu toliau stebi tą patį indikatorių, ne, ir žiūri, kad pieno kainos dabar jau yra apačioj, bet ateis iki finansinio ataskaitų tie duomenys tik tai, žinai, už 2 gal arba už 1/4. Nežinau, kiek ten reikia žiūrėti turbūt sandėlio apivartumą, per kiek ten apsisuka viskas, nes kaip ten, FIFO metodo viskas vyksta, žinai, dar gal turi senų žaliavų brangių, bet dar visi stresuoja ir pardavinėja, ta prasme, tą pačią akciją. Man tai čia toks atvirkštinis gaunasi, kad gal man čia kaip netgi ir įdomu būtų, ta prasme, bet tos duomenys turi sekti, ta prasme. Tai mes padarėm platformą, kur tu viską gali rasti, ta prasme, iš tų, ten sakau, ten tikrai yra daug visokios informacijos, kuri tu gali priimti tą investicinį sprendimą. Gal netgi anksčiau, negu tu, tarkime, finansinės pamatai. Tai nes tie leading indicatoriai šiaip įdomi labai tema ir čia šiaip iš praktikos vienas momentas yra su jais. Man įdomu, būna, kaip sakyt, papildymo, ne, pataisimų, adjustai vyksta, kad tu turi ketvirčio testą, bet ją paskui padžesino po 3 mėnesių. Žinau, kad būna, bet būna dėl to, kad kažkokių klaidų įvyksta ir gal tiesiog paėmė releasino ataskaitą ir ten kažkas įvyko, gal apskaitoj neteisingai kažką padarė ir ten, nežinau. Bet ar ten, šiaip nėra dažnas reiškinys, kad ten kažkas adjustintų kažką. Tai net žiūrint į JAV, pavyzdžiui, BVP, ne, praeito ketvirčio BVP gavosi, dabar patikslino, kad jis yra ženkliai geresnis, negu galvojo. Tai žinai, BVP, ne, kur ten sukrenta visi ten tie duomenys, daug labai jų, bet kai gaunam skaičių, tipo kai turėjau tą ketvirtį uždaryti, gavom, sukrito tie duomenys, bet paskui vyksta patikslinimai. Ne, čia žinok labai tikslu. Čia ganėtinai. Nėra, kad pasikeičia. Nebent, kaip čia sakau, darbuotojo klaida kažkokia įvyko ir per klaidą jie ten, žinai, kažką net ten įrašė ir pastebėjo ir tada jie pakoregavo, žinai. Metinės ataskaitos yra audituojamos, tai, tu irgi čia negali pamandravoti. Bet būna, bet patikslinė. Kad atėjo auditas, sako, biškai pasitikslino. Ne, tai viskas gerai, bet klausimas, ką patikslino ir ant kiek tai yra kritiška. Ir gal taip, kad, labai tokių didelių, labai, ką tu ten, žinai, pardavimus, jeigu gerai apskaitėjai, ten savikaina gerai nurašėjai, sąnaudas susiregistravai, nežinau, ar čia yra kažkokių, tai gal labiau techninių klaidų gali. Pirko fabriką, jį susivertino kažkokią vertę, gal bus, kai atėjo auditas, sako, kad čia ta vertė gal PMPM. Žiūrėk, turtas sumažėjo. Aš turiu menį, kad aš esu matęs su leading indicatoriais dirbant, nes, tarp JAV, pavyzdžiui, kaip šalies leading indicatoriai yra tokie kaip išdirbtų valandų skaičius, akcijų kaina beje, tai čia kitas momentas, kad, iš kito pusės, jeigu žiūrėt tos pagrindinius leading indicatorius, tai šiaip ne makro ir ne fundamentalūs duomenys pirmi, bet čia jau išsivyščiusi ir efektyvios rinkas labiau tai vyksta, kad akcijos kaina labiau lydina, kaip paskui gerės duomenys ar blogės. Tokie yra, bet tai akcijų kaina, išdirbtų valandų skaičius, ten
tarkim, pirkimo vadybininkų sentimentas, tai, žinai, tada pavyzdžiui, yra viršvalandžių skaičius kaip pavyzdys. Nu, čia tai tie patys, kad, žinai, jeigu viršvalandžiai mažėja, tai kaip ir gali sakyti, kad fabrikas mažiau, nu, gamina, ne? Nu, jau dar net leidiniai žmonių, nu, kaip šaliai žiūrint. Nedarbo lygis jis yra vėluojantis. Arba iš ankstinio užsakymų, jeigu iš ankstinio apmokėjimų sugavęs už projektus ir balansą matosi, kad jie išaugo, tai reiškia, kad kitą ketvirtį, ta prasme, tai va, iš balansų irgi gali tam tikrų dalykų pamatyti. Tai va, tas ir, žinai, ir čia tokių gerų momentų būna, kaip naujos statybos leidimai, pavyzdžiui. Tai čia irgi gali sakyti, kad, žinai, jeigu neišdavė nei vieno statybos leidimo praeitą ketvirtį, nu kaip pavyzdys, tai netvariai sumatai, ten langai, elektra, telikai, sofos neis. Nu, nes nepastatys nieko. Nu, čia tokia utopija, bet pati idėja, kad sekantį ketvirtį dar tikrai, duomenyse mes dar visiškai nematom, nes yra kažkokios jau leading indicatorius, ne, tai kad apsiniaukia dangus. Tai leading indicatoris, lietus retai prasideda iš giedro dangaus. Ne? Tai pirmas dažniausiai vis tiek apsiniaukia ir tada pradalyti. Tai vat, ką tu sakai, kad yra tų tokių, jau jūs žiūrit, ieškot tų leading indicatorių ir jos platformai dedat, kad, pasižiūrėk, užmes kakė. Bet dar tokios statistikos, nes jie, pavyzdžiui, ta statistika veda, kad tas leading indicatoris įvairiam šalim yra, jisai, pavyzdžiui, šiek tiek, nuo 3 iki 9 mėnesių lydina, kaip BVP pasirodys. Bet čia yra niuansas, kokią mes pasižiūrėjom. Ir kai darai strategiją paremtą tuo, mūsų, pavyzdžiui, aš pastebėjau, ir čia daug kas to nemato, jeigu tu žiūri tą grafiką ilgą prieš tai ten yra su visais suadjustintais duomenim. Tai kaip ten po faktų, žinai, išleido fabrikas, kažkokia įmonė savęs išėjo, gavai skorą, bam, darai sprendimą, nes taip gavai tų momentų. Bet taip nutiko, kad po 4 mėnesių patikslino duomenis. Ir bam, iš skoros būtų nebe 8, o 7. Yra tokia rizika. Tai ir ten, dėl to labai svarbu tos modelius kuriant, kad jeigu jūs galite pasimti tos duomenis faktinius, kaip jie paskelbė pirmą kartą. Nes jeigu jie padžesino po pusės metų, tai mes padžestinam ir pas save, aišku, ir tas pakeičia skorą, bet aš nežinau, žinai, kaip čia, ar tik tai vienas tas, klausimas, ar koks tas pataisimas, ar jisai kritinis ar ne, bet jo, tai... Aš tokį pavyzdį galiu pasakyti. Pavyzdžiui, jeigu žiūrėt JAV leading indicator, G20 leading indicatorių, jisai pradėjo suktis, žinai kada, dabar, kad situacija gerėjant yra, prieš tai, 22 pradėjo blogėti, ten turėjo recesiją, bet nebuvo, ir jisai pradėjo gerėti gruodį, 22 gruodis. Toksai, jeigu žiūri po fakto, jeigu žiūri sausio ataskaitą, ką jie paskelbė, tai dar buvo blogėjantis. Ir gerėti pradėjo tik tai gegužį. Bet kai susidžestino visi, tai po fakto, jeigu darai strategiją, tai ledas, tarsi, leading indicatoriai kyla, stumio laidą, nes čia unbeatable, bet po fakto. Tai įdomu, kiek to adjusto gali pagauti tokio, čia tas, kaip, žinai, hindsight bias. Manau, kad minimaliai, nes sakau, aš nematau, bent, aišku, nėra labai ilga čia mūsų ta istorija, kur mes čia trekinam ir, žinai, sakom, kas čia per nesąmonė įvyko, ne? Tai tokio net nebuvo, sakykime, būdavo, kad kažkas tai išleidžia ataskaitą ir po savaitės atsibunda, kad kažką negerai padarė ir, korektą įkelia tenais, ne, versiją. Bet negalėčiau sutapatinti apie tai, kad tu kalbės. Nesakytum, kad čia kažkokia dažna praktika. Jo, ne, aš manau, reta praktika ir dar labiau gal susijusi su tuo, kad ta korekcija ne po ketvirčio, jeigu vyksta, jeigu pastebi, tai iš karto. Auditas turbūt gal neliepia ketvirtinių koreguoti, jie labiau daro metinį finansinį auditą ir tada jau ten per metinę finansinę ataskaitą visas tas dalykas gali pasimatyti. Tai čia, sakykime taip, retas būtų tokia situacija. Dar vienas įdomus, žinai, leading indicatoris galėtų būti, ne? Tai ką daro akcininkai ir valdybos nariai. Pas mus irgi yra statistika. Tai reiškia, tu užeini ir tu gali matyti, kada koks valdybos narys, kada ir už kokią kainą nusipirko akcijas. Arba pardavė. Kokius stebuklų radot, kad tas akcininkas gerai varo. Ten vienas koks nors. Kai jis paima, viskas bus gerai. Apskritai, kai kažkas tai pildosi portfelį savo įmonės akcijų, tai man indikuoja, kad jisai tiki savo kompaniją. Ir turbūt jis žino daugiau negu aš. Gal jis feikina? Tai žinutė, akcininkas perka labai tik ir bam, po ketvirčio viską užselino. Ne viską, bet nusimetė stipriai. Tai šiaip, dažnu atveju irgi negaliu pasakyti, kad čia taisyklė, bet dažnu atveju tai yra teigiamas dalykas arba neigiamas. Kartais būna, kad vienas pardavė, kitas nupirko. Tarpusavio sandorį kažkokį tai sudarė. Vienas nusprendė, kad net iki išeino, kitas sako, mes čia padarysim į priekį, nuversim kalnus.
Tai irgi... Na, tas insider pirkimas, ne? Insiderių, nu, taip akcininkų Ja, bendras ar daugiau nusipirko ar pardavė. jo, tai va, iš tikrųjų labai faina pasižiūrėti ir pasistebėti, nes mes dar netgi ir turim tokį savo vieną screening dashboardą, kuriame tu gali matyti įvairius dalykus. Ten, skorus, fundamentals, gerėja, blogėja per laiką ir kiek tas skoras pakeičia. Vat, nu, pasikeičia, koks geriausias. Arba ten paskutinius 3 mėnesius insideriai pirko akcijas, gali atsifiltruoti, matyti iš karto, kurie pardavė, matyti gali. Ten didžiausias kažkoks, tai žinai, new high, new low, žinai. Nes ieškoti investicinių idėjų tu gali įvairiose situacijose. Nebūtinai, kai vien tik tai kyla. Gal tu gali pirkti tada, kada jau yra begėdiškai nukritę iš tikrųjų ir jau išėjo ten 2 ketvirčius iš eilės, ten matai, kad viskas daugiau mažiau gerai, bet dar rinka yra, žinai, išgazinta, bijo, žinai, nu, toks neigiamas kontekstas, ne? Nu, nežiūri finansus, bet žiūri labiau iš psichologinės pusės. Bet pas jūs galim nusikrauti, ne? Yra visų įmonių akcijų kainos, galime eksportuoti? Reiktų dabar pažiūrėti, aš pats nenusikraudinėjau, man užtenka to, kas yra, bet jo, tenais, kaip sakant, yra tokia galimybė. Čia šiaip šitais duomenys. Techniškai yra, kadangi mes turim visus duomenis, tai mes galim padaryti taip, kad Power BI leistų kiekvieną lentelę, arba ten, žinai, visą atsifiltruoji kažką ir nusikrauni, atsifiltruoji ir nusikrauni. Nu, tarkim, kad man kartais patinka, jeigu galima nusikrauti, tai tam, kad aš turėčiau išsisaugojęs kažką tai. Nu, kad aš žiūrėjau, gal kažkokį tai komentą pasirašyti, nes, nu, kažkokios neturiu aš, žinai, sistemos, ten, žinai, kuri protinga viską mato, žino, ką aš čia pagalvojau arba pamačiau, nežinai, daug reikalų visokių būna pa žmonės, jie pamiršta. Tai čia toks geras, įdomu, kiek jūsų free versija ten duoda, nes šiaip aš ką susidūriau, tu apie duomenų, nu, jeigu moksleivis ar studentas nori kažkokią, žinai, parašyti kursinį darbą, ne, nu kažką, ir ten jam reikia tų įmonių duomenų, ir ten šokiai ten Nasdaq ar kažkur, ir ten, nu, blemba, vargo vakarienė, ten, nu, jie neapsikrauna, sakau, who cares, kaip čia tau patogu, ar ne, mes padarėm, kaip padarėm, ir varg dabar. Žinai, jūs jau susigregavę, ne, tvarkingai turi tus duomenis. Jeigu jas būtų galima kažkokiam ten akademik lygių, nu, tiesiog tas eilutes, žinai, be analizės, nu, tose išsirinkti, būtų labai, nu, tiesiog pridėtinė vertė easy, tokiam, vat, manau, didesniai, nu, visuomenės daliai, kurie, vat, nori pasičiupinėti, žinai, nes man tenka ir kokiose ir bakalauro, magistro gynimuose buvo, žinai, ir aš galvoju, iš kur tus duomenis gavo, žinai, rinko ten kitą surankytę nuo grafiko nurinkinėje. Nu, žinai, galvoju, blema, ar mes jau nusipelnėm taip gyven blogai. Tai pas jūs tų duomenų yra ir galėtų kažkas pasižiūrėti jos ir, nu, tų, sakau, akcijų kainų. Būtų žiauriai cool, vat, išsifiltruoji įmonės, kurius dienos apyvarta, pavyzdžiui, yra, nu, ne nulis ten. Nes, žinai, nu, ką tu ten strateguosi tą įmonę, jeigu jis negali nei pirkti, nei parduoti, ne? Tai. Ir tu išsifiltruotum ir būtų galima, žinai, kažkokių tai, nu, čia, manau, labai reali tokia value jau iš tokių platformų, kurios duoda tos duomenys tiesiog, nu, taip, pasidownloading tvarkingai. Tai pas mus ir yra tas, gal, sakykime, grožis ir privalumas, kad tu gali nusifiltruoti viską, ko tau nereikia. Nes kai jisai gauna, nu, tarkim, aišku, rankom, kai renki, tai nerenki visko, renki tik tai, ko tau reikia, bet nu, pas mus visų pirma ir pagal kapitalizaciją gali nusifiltruoti ir ten gal gali pagal kažkokią apyvartą sandorius tenais nusifiltruoti, tenais, nu, kad tu galėtum tenais tą datą, žinai, turėti tik tai tą, kurią tu nori matyti, nes, nu, neapsikrauti savęs. Tai va, o šiaip, jeigu kalbant apie tą visą mūsų įrankį, tai visi dashboardai yra pas mus nemokami. Dabar useris jisai gali ateiti ir naudotis ten prisiloginęs, prisiregistravęs pas mus platformai, jie nieko nekainuoja. Jeigu tik tai nori lysti į įmonės duomenis gilesnius, tada tik tai atsiranda, kad turėtum įsitikti. Jeigu nori pasipjaustyti, sakai... Taip, jeigu nori, va, just for fun, nežinau, neturi ką veikti šeštadienį ryte, kavos pasiemi kompą į lovą ir, žinai, pasižiūri, o kas čia dabar pas mus yra, kas čia vyksta, o, nu, šiaip, iš smalsumo. Tai gali, bet nėra download, ar yra? Gali tą download koks nors? Aš manau, kad čia toks sunkus tas dalykas, bet... Žinau, kad yra, bet niekados nebandžiau downloadintis, prisipažinsiu, jo, negaliu pasakyti labai tiksliai. Žinau, kad buvom įjungę, tik gal ne ant visų lentelių, nes ten reikia tiesiog, nu, įjungti tą funkciją, kad leistų downloadintis duomenis. Bet idėja mūsų pirminė buvo ta, kad taip leisti vartotojams downloadintis. Nes aš vieną duočiau studentam, pavyzdžiui, arba vieną strategiją, būtų įdomu patikrinti scoringo strategiją, kaip eina. Taip. Pabandyti tą indeksą kažkokį, kad bent jau kažkokį relativ turėti, nu kas ten vyko toj rinkoje, iš kurią renkamės.
ir užmest kažką super simple, pavyzdžiui, pirkti, atsifiltruoti tik tais iš tų 200, gerai, dar atfiltruoti apyvartą, nusimčiau, nu, kad, sakau, būtų tradable, liktų ten, nežinau, 100 PM įmonių, kurios make sense, kad gali ten už ten 1000 eurų kažką nuveikti. Ir nusipirkti, tarkim, iš tų 200 top 10 įmonių, kurios prieš praeitą ketvirtį, paaiškiai, pabrango daugiausiai. Kaina. Ir kas gautųsi. Vat tokių visokių nesu matęs. Man teko daryti sezoniškumo tyrimą Balticsų, bet jo, čia toks domenų ten, nu. Galėsim padėti. Jo, Jeigu studentams mes galėsim duoti ir įmonių duomenis, tai, kaip sakant, čia nėra tikslas gal Tikslas yra, kad žmonės apskritai naudotų ir sakykime, ten analizuotų ir apskritai sprendimus priiminėtų paremtus, žinai, ne emocijomis, o duomenimis. Nes mes pasidarėm tą investavimas LT puslapį, kuris labiau toks, žinai, ETF-inis. Tarsi mintis, kad su mažiausiai apsikrovimo. Bet turėsim ateiti, turim idėjų, kad kažkokios tai labai, žinai, kaip minimalios analitikos, bet tokios, nu, visiškai namų sąlygų. Nu, tos, kad tu gali nieko nekirst, bet vat, mes tau sudėliojom kažką, kad jeigu tu jau nori, tai bent jau neik į kaziką. Nu, strategija. Bent jau pasižiūrėk čia, žinai. Tai jo, tai gal galėsim paskui pasišnekėti. Nu, gal kažkokia, žinai, jeigu pas jūs ten daug dalykų tų free yra, kaip pavyzdys, kurios galim parodyti, ne, kad bent jau tas vaizdas, nori investuoti Balticsus, žiūrėk, nebesvaik. Čia kažkoks pagrindas. Nori giliau? Fine, nu, tas varyk jau deep diving ten pilnai. Ir nes tokių įrankių, nu, čia nieks, aš Baltijos šalyse nieks nekuria, nu, toks, atrodo, nedaug. Mes matai, kad kaip neteikiam rekomendacijų, mes apskritai įmonė, kuri neteikia rekomendacijų, mes kuriam įrankius, nes jūs gal kaip investicijų... Ne, mes, žinau, investavimas, tai mes visą idėją, kad... Edukacija labiau. Edukacija, kad žiūrėk, yra kažkokie baziniai dalykai. Kas yra portfelis, ne, kad yra akcijų obligacijų, kaip jie susiformuoti. Štai ETF-as, štai ETF-as. Tai nėra nei rekomendacija, tiesiog yra, jeigu tu nori tą padaryti, štai 7,5 akcijos, 2,5% obligacijos, 2 ETF-ai, kas gaunasi? Žinai, toks simple. Ir tu gali nueiti ir padaryti jį. Nu, tokį. O ten, kad dabar trading, ne, mes visi sakom, kad šis trading geriau, jeigu pradedi trading, tai greičiausiai bus blogai jau. Tai trading nereikia, reikia investuoti. Reikia investuoti. Nu ir aš dabar galvoju, gerai, mes čia pajudėjom, nes jo, tų įdomių temų, tokių ir leading indicatoriai, ir apie tas įmonės, tai tikrai pasižiūrėkit, aš siūlau pasižiūrėti, užmeskit, bus tas linkas, įdėsim tą linką, maža ką, jeigu ten free dalykų daug yra. Turim netgi video, kaip kas ir ką spausti, daugiau, mažiau, kur ten, kokie dalykai yra ir ten virš kiekvieno netgi grafiko arba scoringas, tai ten yra toksai rutuliukas su klaustuku, užvažiuoji, tau atsidaro toksai kaip ir pop-upas, kur viskas aprašyta, kaip apskaičiuojam. Nu, jeigu čia jau taip labai norės žmonės giliau pasižiūrėti ir suprasti, o ką mes čia darom ir kodėl, arba kodėl šiandien yra ten screeningo dashboard'e tenais atrinktos šitos ten 30 įmonių ir kodėl mes jas čia rodom. Tai ten užvažiavus visą laiką galėsi matyti, pagal kokį čia metodologiją atrinkom jas. Būtų labai įdomu, būtų tikrai įdomu pasižiūrėti, jeigu man žiauriai įdomu būtų. Yra skoras, jeigu yra skoras 8, jį turim duomenis nesedžestina, reiškia jie faktiniai, galim trustint ir sekantį ketvirtį visų 8 average vidurkis rezo, po akcijos kainos. Pavyzdžiui, ketvirtį metus, žinai, toks, čia būtų žiauriai įdomus tas variantas ir, žinai, žiūrėt, kiek jisai pataiko, kur problemos yra, gal tas problemos eina išfiltruoti, gal čia kažkoks buvo force majoras, ten, kur gali galbūt taip, self-drive'as važiuotų, bet tu bent jau kiek jisai vairuoja teisingai. Čia būtų žiauriai įdomus ir visi ten tie, pienas brangsta, bam, kas sekantį ketvirtį su pienininkais vyksta. Kaip tokių, Pas mus dar yra toksai kaip ir atskiras įmonės lygmenyje, ten ataskaita atskira, kurią ten gali pasižiūrėti, tai naujienos yra iškart pokytis, skaičiuoja per tą laikotarpį, kiek ten įtakos turėjo. Tai kokia naujiena įvyko? Taip. Ir koks paskui rezultatas kažkoks. Taip, iki kitos, dabar nebeprisimenu, bet jo, iki kitos naujienos, ta prasme, tai tu irgi gali pažiūrėti, kokios naujienos, kaip įtakojo akcijos kainą. Bet čia jau įmonės lygmenį, čia nėra kažkaip tai ten visų bendrai, bet tu ateini į konkrečią įmonę, atsidarai ten mardas paskutinis vadinamas šitas to Power BI, nes pas mus ten išdėliota, taip ten yra apibendrinimas, profitability, balance sheetas, cash flow, inside tradingas, daug visokių, kaip čia ta indikatorių lenta ten, kur daug gali pažiūrėti ir ten ta paskutinė. Čia įdomus ir man
O jeigu tau reiktų sakyti dabar gerai, kiek pinigų yra jau per daug, kad nebegali praktiškai gyveninto investavimo tose, vat, iš jūsų platformos, kiek jau pinigų dar, kad likvidumą pradės trūkti? Tai gali pasižiūrėti tą likvidumą tų įmonių ir atsifiltruoti, nu žinai, čia du keliai yra. Arba atsifiltruoji tik tai tas, kurios į tavo tą rangą papuola, ne? Bet, man, aš visiškai nežinau, net navo idėja, kokios. Gerai, pafantazuokim, nu nepirksi vienos akcijos už visus pinigus. Nu, gerai, paimkim portfelį ten 50 000, ne? Tai čia jau yra comfortable. Realiai tu gali tokioje rinkoje su tokia suma, jeigu tu nepasimėsi, ne? Ne, viskas ok, aišku, ten tam tikras akcijas gali būti, kad pirksi per 2-3 kartus, ne? Nu, jeigu tu tiki ją irgi ir nori lysti tą, ir žinai, kad jeigu nupirkti, nu, nėra lengva, tai reiškia ir parduoti nebus ten taip lengva, ne? Kažpo, nu, po 3 metų, kaip pavyzdys, bet jeigu finansiškai jinai labai, nu, gerai stovi ir toliau impruvint savo rezultatus, tai tada kaip ir viskas ok. Tai aš negaliu pasakyti, nu, aišku, aš pagalvoju kartais apie fondus, ne, tai čia, kad 1,50, o taigi fondas turi 10 milijonų. Ne, tai aš galvoju, žinai. Tai tada jisai neinvestuoja į Baltics, jis investuoja į Baltijos jūros valstybės, kurių yra 10 aplinkui ir rinkos dydis jau yra, nu, didelis, tai, nu, jo, čia pas mus sekli ta rinka ir problema iš vienos pusės, bet mažam investuotojui tai nemanau, kad tai yra problema. 50 000, no problem. Manau, kad tai. 100 dar kažkaip, ne, nu, reiktų filtruoti. Mūsų portfelis įmonės skirtas 500 000. 5 000, ne? Ir jūs komfortabiliai perkat, parduodat. Mes netraidinam. Aš turiu minį, padaro treidus ir nėra, kad skoras rodė, kad reikia nusipirkti 10 įmonių, 2, nu, neįtalpam, nes, nu, nesusirenka 5 000. Mes gal turim kitą problemą, mes, tarkim, jeigu, nu, čia, kaip pasakyti, turim watchlistą ir kartais, mes dar dabar turim apie 20-30% cash. Ta prasme, pas mus nėra full invested strategy, mes ieškome neįvertintų kompanijų ir jeigu tos neįvertintos nėra, reiškia, gulės cash'as sąskaitoje. Tol, kol jinai netaps mums... Tai vos ne, tarkim, ne? Nu, scoringas geras, bet gali būti, kad jinai yra jau ten, žinai, per brangu, užkilus jo, ta prasme, tai mes tikrai nepirksim. Sakau, nėra scoras pagrindinis indikatorius pirkti arba nepirkti. Jūs mačiau fair value išaunat, ne yra? Tai tarkim, scoringas gali būti geras, bet fair value yra jau... Nu, jeigu rodo, kad 30% brangesnė negu, tarkime, ten fair value. Nu, iš tikrųjų, tai... Gal galim kažkurio momentu dasipirti, jeigu labai tikim, kad kažkokie tai tenai, žinai, stebuklai įvyks ateityje ir jinai ten dar padvigubint savo apyvartą ir pelningumą, ne, nes, nu, kaip čia pasakyti, tada gal ir ta grąža generuojama akcininkams bus daug didesnė. Tai va, tai nėra taip, kad mes visą laiką esame investavę. Mes esam kantrus, galim metus laukti. Galim metus laukti ir lauksim ir nepirksim ir viskas mums su to yra tvarkoje ir mūsų grąža apskaičiuota su visą laiką laikomų kešu, kiek mes laikom. Tai reiškia, nu, tarkim, tam portfelio grąžą, kai skaičiuojam, nes mes... Čia idealus backtestas. Čia nebus backtestas, čia real testas, ne? Tai va tas čia dažniausiai, kai būna pilna tų analitinių kompanijų, kurios ten siūlo beleką daryti, ne? Bet niekada neparodo, ką jie patys daro. Nu, iš tų savo, kaip sakyt, išskaičiavimų. Tai čia idealus variantas, nes galėsi daryti, žiūrėkit, Hebra nusipirko. Galim susigaudyti logiką kokią, kodėl nusipirko. Gal net rašo ten, ne? Kažkokia. Eina susigaudyti? Taip, mes turim researchus. Kai mes perkam pozicijas, dabar iki šiol nerašėm, bet mes, kai išeina ketvirtiniai rezultatai, pasiemam, nu, sakykime, po kokią 1 arba 2 įmonės per savaitę ir parašom researchą ir įdedam savo logiką. Kaip mes skaitom finansus? Va yra pardavimai, į ką mes atkreipiam dėmesį, va yra bendrasis pelnas, į ką kreipiam dėmesį, va yra sąnaudos, va yra balansiniai straipsniai, va yra pinigų srautai. Tai jūs mirorint. Vat koks nors naminis investuotojas paima, turi 5 000, sako, ten Hebra susigauna. Mes jam nepasakom, reikia investuoti. Ne, bet jūs parodot, ką pasikeitė, nu, atsidarai, matosi pozicijos, ne? Taip. Kiek procentų? Taip, matosi, paspaudant pozicijos, iškart netgi grafika rodo taškus, kada mes pirkom prie kainos. Kadangi ataskaita yra interaktyvi, nu, va, čia yra Power BI-aus grožis, iš tikrųjų, kad mes gali, kaip čia sakau, Excelio vaizdas, ne, kai tu atsidarai šitą yra, žinai, 10 laipsnių, o pas mus yra 300. Tai reiškia, kad tu vienam dashboard'e gali matyti, kiek Excelį sudėta 20 šitų. Va čia yra grožis, kad tu spaudai ataskaitą ir tas tau leidžia netgi, pavyzdžiui, kai nori įmonės palyginti, tenai, aišku, yra toksai biški, kaip čia triukas, kad turi laikyti Ctrl knopkę, jeigu nori kelias įmonės susižymėti, kad tau grafiką palygintų. Žinok, žiauriai, cool. Aš sakau, turbūt neįsivaizduoju, ar bus ta diena, kai aš investuosiu į Balticsus, bet dabar, ką mes kalbam, man tiesiog įdomu pasižaisti būtų. Žiūrėk, kaip toks akademinis, toks... Tarp šventiniam periode turėsi galimybę
Gal. Jo, tai offline neina, o čia bus tų lėktuvų skrydžių, tai vat galvoju, per to, žinai, būna 7 valandų skrydžiai, tai vat norisi kažką, Pirksi Wi-Fi, teks mokamą lėktuvą. pirkti Wi-Fi ir žaisti, variantas šiaip. Pasižaisti, jo, nes yra smagu, vat, visi tokie variantai, kur duoda duomenis, duoda kažkokį scoringą ir duoda matyti kažkokius taškus ir šiek tiek tų backtestų lengvų. Nu, kad kas būna, žinai, tų koreliacijų paieška kažkokia. Kartais tai būna tokia iliuzija, kad ta koreliacija yra, jos realiai nėra, žinai, bet vis tiek norisi tų šablonų paieškoti, pasižiūrėti ir va, nu, kaip sakai, va, pienas atpigo, nu, amazing. Ir nieks nepakilo kainą, žinai. Nu, mūsų portfelio koreliaciją mes skaičiuojam, lyginam su indeksu. Su kokio? Nu, su Baltics, Su Baltics. Neišeina kitaip. Nes nėra, ja. Bet turit tokių suomių turbūt dar kažkokio. Nu, tai tu gali pas mus pasirinkti indeksą, su kuo lyginti mūsų portfelį. Iš karto pasirinkti ir tau palyginti. O tu gali, nu jo, čia tas indeksų sudarimas irgi kita problema. Nu, nes gal, žinai, jeigu pas jūs iš 10-9 įmonės yra Baltics ir viena Helsinkis, nu, tai kaip pavyzdys, tai gal reiktų imti indeksą palyginamai 9, nu, Baltics tai kart 0,9 plus 0,1 kart Helsinkis. Šiuo metu taip. Po 3 mėnesių nežinau, kaip bus, nes dabar visos lietuviškos ir 3 suomiškos. Nes, žinai, prisipirksit suomiškų lyginant su Balticsais, žinai, sakysit, nu, skistai pavarėm kaip pavyzdys, bet gal Helsinkis šis minusė, žinai, arba gerai pavarėm. Nu, apskritai, Baltics ir Suomijos indeksai, jeigu lyginsim su kitais Europos arba Amerikos indeksais, neblizga pelningumu. Dabar neblizga, nėra, kad dabar kažkaip, ta visa Europa gal taip nėra, žinai. Aš taip sakyčiau, jeigu ten neblizga, tai Europo bendram kontekste pasauliniam neblizga. Nu, DAXas visai gal neblogai. Ne taip gerai kaip S&P arba ten Nasdaqas, bet nu, irgi vertinant tai, kad ten visi sako, kad ekonominė situacija bloga, bet indeksas kyla. Ir čia, žinai, arba rinka neteisi, arba sakyt, duomenys pradės gerėti. Nu, jeigu tai laikas parodys. Nu, tai vat, dažniausiai, aš tai interpretuoju taip, kad, nu, remiantis tyrimais, tarp leading indicator akcijų indeksas yra. Ir labai dažnai aš labiau nevertinu šalies pagal makro ten ar panašiai, aš tiesiog pasižiūriu akcijų indeksą. Kokia Graikijos problemos buvo, ne, ten krizė didžiulė. Nu, Graikijos akcijų indeksas krito šiek tiek anksčiau, negu ten tos problemos jau visiems buvo aiškios. Nes jau buvo kažkas, žinai, jau pradėjo judėti ir ten kažkas investuotojai mato gal per įmonės, nu, kad kažkokių reikalų vyksta jau. Ir indeksas nukrito. Ir tada ten sprogimas vyksta. Žinai, ir ekonomika paskui iš paskos jau nuvažiavo. Dar žiūri, BVP dar neblogas gal, bet mes žinom, kad jau vėluoja. Nu, bet tu gali per ketvirtinės ataskaitas įmonių finansinės matyti tam tikrus jau indikatyvius dalykus ir nu, tenka mums irgi kartais ir žurnalistam pakomentuoti tam tikrą vieną kitą klausimą susijusi su Lietuvos rinka, tai su kai kuriam kompanijom ten, kai kelia klausimą, nu, ten, kad nu, gal bloga situacija su kažkokia ten kompanija, nes tai, nu, tą jau rodė finansiniai duomenys prieš 3 metus, kad nėra gerai. Nu, kaip pavyzdys. Nu, tai va, tu gali iš finansinių duomenys irgi lydinti. O eina Lietuvos, aš galvoju, vaizdą bendrą turėti, kaip mes, ar kaip čia pasakyti. Nes yra jo, galim žiūrėti indeksą, nu, kaip aš žiūrėčiau ūkiškai. Atsidarau Balticsų indeksą, nusmigęs, nu, tai kažką ekonomika nevažiuoja, kaip pavyzdys. Tai. Bet ar yra kažkoks pas jūs toks bendro vaizdo indikatorius? Nu, kad Baltijos šalis iš ataskaito, ne, čia mes gerėjom ar blogėjom? Man būtų įdomu žiūrėti, ar gerėja, ar blogėja situacija, pavyzdžiui, tokia eina išsipjauti? Nu, iš mūsų tai turbūt ne, bet čia reikėtų jau, kaip čia ten makro, gal labiau duomenis. Bet aš iš įmonių, žinai, kaip, tai jūsų skoras rodytų. Aš sakyčiau tada, žinai kaip, aš sakyčiau, jeigu pas jūs dabar visų įmonių skoro vidurkis yra, tarkim, 7,1, nu, tarkim, ir jis buvo prieš tai 7. Nu, tai tipo pagerėjo. Nu, sakykime, aš tikiu, kad gal... Nu, mūsų portfelis irgi parodo, kad mes tik Lietuva ir Suomija, ne? Kažkaip Latvija ir Estija mes ne vienos pozicijos pakol kas neturim. Turbūt dar nesusiklostė situacija, bet gal nesusiklostys. Nu, čia irgi reikia nuolat sekti ir žiūrėti, išeina finansiniai duomenys ir tu stebi, bet yra turbūt kompanijų, kur skoras yra neblogas, nepaisant nu, tos šalies ekonominės situacijos. Nes tai žinai, vėlgi, kokią tu kompaniją paimsi ir lyginsi, kuri ką indikuoja ten. Vieni keleivius perveža, kita drabužiais prekiauja, trečia, žinai, nu, tai gali tą pačią aprangą atsidaryti ir pažiūrėti pagal Baltijos šalis, kaip sekas. Ne? Kur auga, kur krenta. Ir jau irgi ten leading indicatoris, ne? Gali būti tam tikras. Jeigu pradeda ten, žinai, Estija atsigavidinėti, arba ten kokį, nežinau. Latvijai nieks nepra. Jo, ten Estijai yra statybininkai skelbia duomenis kontraktus kas ketvirtį, kiek jie ten pasirašė, žinai, ne? Arba būtų rezervacijas. Nu, irgi yra tokių duomenų, pagal kuriuos gali spręsti, bet kad tai, va,
kažkokį tai bendrą, ta prasme, galėtum pasimti ir tokį turėti, žinai, vaizdą, tai nėra. Nu, būtų žiauriai cool. Nėra, dėja nėra. Būtų žiauriai cool. Jeigu jūsų skoro vidurkį, aš sakyčiau, bent jau tokį, tu skoro vidurkį, nu, ne vidurkį. Pagal šalis paimti? Paimti pagal šalis, pavyzdžiui. Šalies skoro vidurkis ir jam grafiką nubraukti. Nepagalvojom, nebuvo poreikio. Bet... Nu, toks būtų alternatyvus, žinai, kaip toks įmonių sveikatos indeksas. Nu, jūsų, ne, platformos sveikatos indeksas įmonių vidurkį, ne? Ten. Nu, tai aš sakyčiau, jeigu yra Lietuvoje, kiek 150 įmonių. Ne, per Baltics yra 90, man atrodo, iš viso, o ten jau Latvija gal mažiausiai. Nu, tai Lietuvoje kaip PM, kokie 3. Nu, tai tarkim yra 30 kaip pavyzdys to įmonių, ne, ir jau būtų skoro vidurkis kažkoks. Ir jeigu galima, 14 metų turim istorijos, nu, tai galim sakyti, kad žinom, 20 metais koks buvo skoras. Tuo metu kas pridavė tos duomenys, ne, nes jūs pridavė tos duomenys kažkas, tų įmonių, ne 30, 24 buvo, whatever, ne, ir yra kažkoks skoro vidurkis. Nu, jūs išvedėt skorą, ten, sakau, 7-1, 6-5. Tame tarp yra 9, bet yra 2, bet vidurkis kažkoks. Bam. Ir duodam kiekvienam ketvirčiui po tašką. 7-1, 7-5, 6-9. Nu, tal taip nešakinės, bet ir tada tokį gautum ir sakytum, galbūt pas jūs parodė, kad, pavyzdžiui, Lietuvoje situacija ten, kardinaliai į tą grafiką įto, žinai, skirtingai. Latvija jau ten buksuoja, Lietuva vis dar važiuoja ir dar BVP, nelabai gal rodo. Ir čia būtų žiūri toks... Nu, negali sakyti gal, kad čia yra imtis pakankama tų įmonių, nes, žinai, paimkim mūsų visas ten top, ta prasme, 50 įmonių, tai turbūt kotiruojamų biržai ten bus tik tai kelios, ne? Ir tu negali remtis ir pakankamai, kaip čia pasakyti, su pagrindu sakyti, kad va, jau čia šitas gerai varo, tai čia viskas bus gerai su ekonomika, ne? Tai aš turbūt tikiu, kad dėl to ir yra tie visi statistiko, duomenų agentūra, ne, pas mus, kuri renka duomenis iš įmonių ir kuri kažkokius tai indikatorius jau paduoda, ne? Aišku, irgi turbūt jie skaičiuoja, kokią čia imti pasimti duomenų, kad ištransliuoti. Tai vieną tokį įdomų dalyką, ką mes pasidarėm, tai dar turim čia be įmonių analitikos, tai turim Lietuvos visos įmonių, kaip čia, finansinius duomenis ir turim tokią nedidelę platformytę pas mus kitam puslapį sukūrę, kur galima pažiūrėti. Ne? Tai ar žinojai, kad Lietuvos įmonių apyvarta visų yra 156 milijardai eurų. Ir Lietuvoje yra 230 tūkstančių įmonių, nes kaip pavyzdys. Tai turim irgi ant Power BI pasikūrę, kur tu gali pjaustytis pagal sektorius ir matyti, bet čia jau yra tik tai, žinai, ne ketvirtiniai duomenys, čia yra, kas metus, o dar gal rasi kokį 10 tūkstančių įmonių, kurios dar nepateikusios 23 metų finansinių duomenų. Tai irgi, kadangi dirbam su duomenimis, tai žiūrim iš visų pusių, tai pasidarėm labai fainą kartais pasižiūrėti ir kaip performina ir palyginti jau pagal metus, ne, tas valstybės, ne. Tai dabar irgi, tokią idėją turim pasimti ir Latvijos ir Estijos duomenis. Ir tada, gal kažkokią taip sumečinimą padaryti, kai tu turėsi pilną imti, nes, iš vis netgi galėsi filtruoti regioną ir matyti, kaip ten sekasi. Būtų žiauriai, nes tokių... Kaip sekasi ten Kauno rajonai ir ten kaip Vilniaus rajonai. Dabar parduotuvės atidarinėtum Kaune, gal Panevėžy, pavyzdžiui, ne? Tas gal nepasakys, bet tam, kad tu galėtum suprasti, o koks tarkime tenais vienas iš sektorių, kuris yra pirmas pagal filtrus, alaus gamyba, žinai, tai ten koks rinkos dydis, ne? Tai rinkos dydis yra, jeigu dabar nesuklysiu, 340 milijonų eurų alaus gamybininkų, kurie visi, pačių mažiausių, kur ten 3 žmonės dirba iki... Gali pasipjaustyti, ne, tokių... Taip. Žodžiu, čia labai gerai, daug rimtą lempivę, žodžiu, užkūrėt jūs ten. Jo, kaip nuo investavimo kažkaip nuslydom prie įmonių analitikos ir po to sakom, blemba, bet čia duomenų, taigi visur daug ir labai įdomių. Kartais nuo karto svečių klausiam, galbūt turi kokių nors dovanų, kurias galėtų padovanoti mūsų žiūrovams. Tai kadangi šiandien šnekam apie tą Baltics investavimą į Baltijos šalių rinkas ir kad jūs turit platformą, kaip ten nagrinėti tos duomenis. Galim, tik tai aišku, labai įdomu, kiek čia tų investuojančių Baltijos šalyse. Tai galėtume padovanoti 3 nemokamas subscriptionus pilnus metinius 3 vartotojams, kurie parašys savo top 3 pozicijas komentaruose, ką turi Baltijos rinkose investavę šiuo metu. Tai rašykite į komentarus savo top 3 įmonės iš Baltijos šalių, į kurias investuojat,
į komentarus sušaukit, o paskui mes visiškai paleisim randomą ir atrinksim 3 laiminguosius, kuriem gaus metinį Taip, subscription platformos su pilnu su funkcionalumu. pilnu funkcionalumu. Nu, cool. Turi knygą, ką nors, jeigu patart. parekomenduot? Klausausi, jo, knygų klausausi, nes kartais tenka net ant greičio 1,5 užsidėti, kai klausausi, nes mėgstu vaikščiot. Tai kai vaikštau, klausausi knygų, tai viena iš paskutinių, kuri visai tokia įdomi ir nu, gal ne apie duomenis, bet No Rules Rules. Tai čia yra apie Netflixą, kaip jie visą tą, kaip sakant, kompaniją vystė, kūrė. Tai mėgstu visokias įdomias istorijas, esu ir apie Starbucksą klausęs, ir per Netflixą pažiūrėjęs apie Spotify filmą, nu, kaip iš tikrųjų viskas vyko realiai, nu, gyvenime, kaip jie daėjo iki to momento. Tai tokia sakytum dabar, ne, va, tą skaitai. O šiaip jeigu tokia bendra, nežinau, gal koks nors yra, jeigu sakytų, kokią man vieną knygą perskaityt, kad, nu, aš čia visiškai nepripjaučiau grybo. Yra kokia nors? Apie investavimą daug ten kažkaip, nu, esu klausęs tam tikrų, bet negalėčiau kažkokią tai labai konkretaus patarimo duoti. Aš labiau gal stengiuosi, kadangi su verslais dirbam, tai stengiuosi klausytis irgi tokias labiau, kurie yra su realiom situacijom. Case by case, ne? Va, kaip jie sprendė tą... Case by case, kaip jie vadovavo, kaip elgėsi, kokios taisyklės, kaip padarė, kad tas kompanija taptų sėkminga, nes visi verslai, jie, kai auga, jie atsimuša į tam tikras lubas. Ne? Nu, ir kad lubas pramušti, reikia kažką pakeisti. Nes tai, nu, reikia mokytis iš geriausių. Pabaigai tu galėtum gal taip, ką nors patarimų kokią nors investuotojams, nežinau, tokių tavo ūkiško, žinai, vis laiką klausimą, tai ar turi kokių nors patarimų, ką galėtum taip, pat, kaip draugeliui pasakyti? Jis sako, aš noriu investuoti, man reikia investuoti, nereikia investuoti, tas investavimas čia reikalingas, nereikalingas ir ką daryti, nežinau, koks toks tavo to. Baziniai dalykai, diversifikacija, ne? Nu, turėti kažkokį tai planą, pagrindą, nu, dėl ko tu taip darai, nu, strategija galų gale, nes nieko nėra baisiau, jeigu tu kazikę žaidži. Nieko nėra baisiau. Nu, kartais gali kažkuriam etapė tau pasisekti, kartais ne. Tai aš tą taisyklę vadovaujuosi visose leveliuose, ar tai yra investavimas, ar tai yra verslo valdymas, tu turi turėti kažkokius tai duomenis ir turėti labai aišku pagrindą, dėl ko tu priėmi vienokį arba kitokį sprendimą savo gyvenime. Nu, tai reikia investuoti remiantis duomenim. Turbūt, ne? Galim. Nu, turbūt, jeigu kalbėsime apie mūsų įmonės ir mano principus, tai taip, duomenis yra labai svarbu gyvenime, kad tu galėtum priimti vienokį arba kitokį sprendimą. Tai turbūt šią gaidą aš ir paliksiu, kaip paskutinė žinutė, kad mes visiškai su to, nu, to principu irgi vadovaujamės, kad, nu, visą laiką sakom, nuomonės yra mažiausiai patikimas reikalas. Nuomonės, kurios nu, kaip sakyt, pagrįstos duomenim, jau yra geresnis reikalas, bet šiaip geriausiai turėti, skaičiau, neturėti nuomonės, turėti duomenis, ne? Tai čia turbūt nuo to, jeigu pradėtum, problemų gyvenime būtų mažiau ir gal ir investavimas būtų lengvesnis. Geriau būtų duomenimis pagrįstą nuomonę turėti. Nu tai čia vat... čia toks, žinai, žodžių žaismas, bet... Tai vat, jeigu turit nuomonę, tai atsargiai su ją, bet jeigu neturit duomenų pagrįsti savo nuomonėj, jūsų nuomonė gali būti pažeidžiama, švelniai tariant. Tai ačiū dar kartą mūsų svečiui ir iki kitų kartų. Dėkui, viso.